Porcelį rekordinį. Aleliuja, Dieve, aš su dėkinga širdimi šiandien. Mes ateiname visi tavo mokiniai, tavo vaikai, tavo sūnus, dukros viešpatė, tavo tarnai, tavo išrinktieji, tavo pateptieji, tavo apdovanotojai viešpatė. O mes dėkingom širdim glaudžiamės prie tavęs, ateinam pas tave, tėvelį, į tavo glėbį, suprasdami, kad tu mus priemi, tu mus maitinė, tu mus mokinė, tu mus auklėjai, ugdai, kad mes būtumėm pasiruošę kiekvienam geram darbui viešpatie ir atliktumėm viską, ką tu mums pavedi šitoj žemėje. Mes dėkojom tau viešpatie, kad tu sujungi. Aš dėkinga viešpatie, kad tu sujungi mus iš visų kampelių. Dėl savo šlovės Dieve, tu sujungi alkanus trokštančius, tie, kurie trokšta daugiau, nori giliau. Aš dėkoju tau viešpatie, aš tikiu, kad šiandien visi eis į kitą lygį, supras daugiau, išgirs daugiau, suvoks daugiau viešpatie, nes tu esi tas Dievas, kuris begalinis, nuostabus Dievas. Tegu ausys atsiveria išgirsti gerą naujieną. Te nebūna tas žodis familiarus viešpatie. Te nuolanki širdis priema žodį, kurį tu pasiruošęs mums duoti, mokinti, auklėti, ugdyti, kad mes suprastumėm, ką tu kalbi šventoje dvasia. Šventoje dvasia mes kviečiam tave. Mes kviečiam tave, vesk mus savo keliu, kad mes nepaklystumėm, kad nepatektumėm į jokias pagundas, kad būtumėm nuolankus. Aš meldžiu šventoje dvasia, vesk kiekvieną. Čia susijungia labai žmonės, kurie yra jautrus. Aš meldžiu, kad jie nepatektų į pagundimą iš didumo, kad jie nepatektų į pagundimus, kurie yra prie pranašų dovanos, yra dideli pagundimai. Aš meldžiu, kad jie būtų apsaugoti, Dieve, tavo dvasios, šventoje dvasia. Visų pirmiausia, mes nusižeminam, paliekam bet kokį išdidumą, paliekam išdidumą dabar Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Tegu tavo mokymas plečia mūsų galvas, plečia mūsų mąstymą. Plečia, kas mes esam tavyje, suvokimą, kas mes esam tavyje, viešpatė. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau. Aš noriu jūsų visų dabar paklausti klausimą. Kaip tau atrodo, kokią tu dovaną turi? Kokias dvasinės dovanas jūs jau turite įdiegtas jumise? Esančias jumise. Aš noriu skirti porą minučių, kad užsirašytum, kaip tau atrodo, kokios dovanos jau yra tavyje. Kokios dvasinės dovanos tu jauti, kad jos yra, galbūt jos neišvystytos, galbūt tu nežinai, kaip su jom naudotis, tu galbūt nežinai, kaip gyventi su tom dovanom, bet tu žinai 100%, kad jinai yra ta dovana. Aleliuja. Pas mane tai liudyti Evangeliją turiu dovaną. Labai gerai. Aleliuja, labai Ir mokyti kažkiek. Labai gera dovana. Tikėjimo dovana. Tikėjimo dovana turi. Labai gerai. Gal maldos dovana, melstis. Aš specialiai dabar noriu pačioje pradžioje, kad jūs pamastytumėt, ką aš turiu, ir mes mokysimės ir pažiūrėsim iš tikrųjų, ką aš turiu. Bus labai nuostabu pažinti, ką aš tokio didelio turiu. Nes 2 Timotiejaus 1:6 sako, tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje. Mano rankų uždėjimu. Dovana, žodis sako, kad dovana jau yra tavyje. Jinai esa tavyje, jinai yra tavyje. Bet dabar reikia uždegti tą dovaną. Ir galbūt tavyje yra dovanos, bet tu gal nedrįsti, gal tu bijai, gal tu nežinai, tiesiog neturi suvokimo, kaip su jomis elgtis. Ir viešpačia nenori uždegti visas dovanas, kurios jau yra tavyje. Viešpat nuplanavo tavo gyvenimą, jisai įdėjo tas dovanas ir priešas viską daro tas dovanas užgesinti ir apgauti ir suspausti, kad tu tik galvotum, aš nežinau, geriau nenaudosiu, ar ne? Kiek iš jūsų suprantat, kad jeigu aš nežinau, aš ir nenaudoju, ar ne? Nežinau, tai pasitrauktum, nenaudoju. Dažniausiai žmonės taip galvoja, aš nežinau, neturiu supratimo, tai tiek to aš geriau ir nenaudosiu. Tarsi toksai
saugumas, bet iš tikrųjų žodis sako, jau tavyje yra dovanos, jas reikia uždegti, ar ne? Taigi, ką reiškia trokšti ir geisti dovanų, ką reiškia norėti dovanų, nes 1 Korintiečiams 12:31 žodis sako, karštai trokškite, karštai. Yra galbūt dovanos, kurias tu matai, aš jau jas turiu, ar tu pasisotini tą dovaną, kad tu turi ją? Aš turiu tą dovaną, man gerai. Ar tau užtenka tos dovanos? Ar tu matai šitą žodį, kur sako, karštai trokškite aukštesnių dovanų? Yra aukštesnės dovanos, Dievo suteiktos jo vaikam. Ir sako, dabar jūs turėkite tą ugnį, karštį. Trokškite. Ar aš trokštu tų dovanų, ar aš pasitenkinu tik tai tenai, kur aš žinau, kaip veikia, aš žinau, ką daryti ir man užtenka. Ar aš trokštu, kartais žmonės trokšta turėti dovanų, bet juos užgesina. Sako, tu negabus, tu netalentingas, tu nieko nemoki, tu nesugebi. Ir užgesina Dievo vaikus, kas tokie religinė dvasia. Užgesina ir užspaudžia dovanas, kad tik žmogus neprasiverštų toj dovanoj. Bet žodis mums sako, 1 Korintiečių 14:39, broliai, karštai trokškite pranašauti ir nedrauskite kalbėti kalbomis. Karštai trokškite pranašauti. Tai palauk, ir aš galiu pranašauti? Aš galiu būti pranašiška karta? Ar gali pranašauti tik jie, o aš galiu tik tikėti, ar aš galiu tik tai raštą skaityti? Ką aš galiu? Ką aš asmeniškai galiu kaip Dievo vaikas? Nes žodis sako, karštai trokškite pranašauti ir nedrauskite kalbėti kalbomis. Bet perspėjimas yra, bet tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai. Ką reiškia padoriai ir tvarkingai? Vadinasi, man reikia pasimokyti, kaip tas veikia. Norint, kad tos dovanos veiktų padoriai ir tvarkingai, man reikia pasimokyti, kaip jos veikia, kad aš būčiau padorus ir tvarkingas ir neneščiau bažnyčiai chaoso, susiskaldimo, neneščiau manifestacijų. Aš turiu dovaną. Klausykit visi, čia mano dovana. Ar ne? Turi ta dovana veikti padoriai, tvarkingai, gražiai. Tai reiškia, išvertus tą žodį reiškia taisyklingos formos, kilnus, dailus, garbingas. Ar mano dovana veikia taisyklingoj formoj, garbingai ugdo Kristaus kūną? Ar mano dovana yra pilna išdidumo ir aš visiems rodausiu, kokio aš dovanoju? Ar mano dovana yra garbingai suformuluota strategija ir aš žinau, kaip man reikia veikti toj dovanoj, kad būtų garbingai pateikta ta dovana? Aleliuja. Ką reiškia trokšti, ką reiškia geisti? Tai reiškia turėti labai labai didelį norą. Netgi tokį didelį norą, kad net pavydėti. Net pavydėti. Turėti tokį didelį norą, kad norėti užsidegti. Turėti tas karštas mintis, kodėl tu gali pranašauti, kodėl aš negaliu. Kaip jūs čia pranašauti? Mes ir taip norim. Pas mane atvykę buvo pastoriai iš Lietuvos. Ir jie sako, kaip jūs šitaip lengvai pranašaujat, mes ir taip norėtumėm. Sakau, pas mus dovana teka. Veikia dovana. Sako, mes ir taip norėtumėm, pas jūs visi atsistoja, tuk, ir varo pranašystės. Kaip tai gali būti? Mes ir to norim. Brangiai, reikia trokšti, karštai trokšti, iki pavydo. O kodėl man Dievas negali duoti? Ar mano tėvas mane mažiau myli? Ar aš galiu būti pranašaujanti karta? Ar aš galiu turėti pranašišką dovaną? Ar tik tai kažkas kitas? Ar mano dangiškasis tėvas gali ir man duoti? Pranašauti? Bet dabar, kaip ir sakiau, labai reikia peržiūrėti mano širdį, ar ne? Nes Jėzus skelbė ką? Šita dovana nėra mano naudai. Pranašiška dovana man naudos jokios neduoda. Kai aš pranašauju, man nauda nulis. Pranašiška dovana manęs neaktyvuoja, man naudos neduoda. Atvirkščiai, Prašau. pranašiška dovana atvirkščiai duoda iššūkius, išbandymus ir atmetimą.
Aš susiduriu su iššūkiais. Jinai nėra duota man, jinai yra duota bažnyčios ugdymui. 1 Korintiečiams 14:4. Kas kalba kalbomis, pats save ugdo. Ir jeigu mes nekalbam kalbomis, kaip mane gali Dievas išugdyti? Aš privalau ugdyti save kalbėdamas kalbomis. O kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Kas pranašauja, daro didesnį darbą. Ugdo bažnyčią, reiškia, yra Dievo planas, kad būtų bažnyčia ugdoma. Todėl norėti ugdyti bažnyčią, mano širdis turi būti labai tyra. Ar aš galiu ateiti ir sakyti, mano dovana tokia didelė, kad aš netelpu tavo bažnyčiai, o tavo dovana tokia maža. Jėzus pasakė, Mato 23:11, kas iš jūsų didžiausias tebūna jūsų tarnas. Nori būti didžiausias, tarnauk. Nori būti tas didelis tarnas, tarnauk. Kas save išaukština, bus pažemintas. Dažniausiai tie žmonės, kurie pranašauja, pasidaro išdidus. Jiem reikia budėti prie savo širdies, jie turi tą žodį, jie nori būtinai jį atpalaiduoti, ar juos kas girdi, ar kas negirdi, ar reikia, ar laiku, ar vietoj, jiem veržiasi iš burnos žodis, jie būtinai nori kalbėti, jie būtinai nori tą žodį paleisti, jiem nesvarbu ar laikas, ar dabar ugdoma bus bažnyčia, nes neturi supratimo. Kai jūs dabar įgysit supratimą, kad pranašiškas žodis ugdo bažnyčią, tai aš nekalbėsiu, tik svarbu paleisti liežuvį. Ar ne? Turiu išlaukti momento. Kartais pranašiškas žodis yra duotas vėliau. Nebūtinai turėt palaiduoti tada, kada yra viešpats pasakė. Išmokti sulaikyti pranašišką žodį. Pirma pamoka. Man viešpats kalba, aš negaliu ištvert. Gerai, kad viešpats kalba. Labai gerai. Pirma pamoka, tu susiduri su išdidumu, kada ateina noras, man Dievas kalba, aš būtinai noriu pasakyti, čia man taip Dievas kalba, čia man kalba, čia man kaip sako, čia kaip man kalba, čia man kaip kalba. Sulaikyk. Sulaikyk. Kodėl reikia sulaikyti? Todėl, kad tu turi išmokti numarinti išdidumą. Jeigu tu įsižeisi, kai tau pasakys, sulaikyk tą žodį, ir kai šventoji dvasia duos kalbėti, aš tau pasakysiu, kada tu sakysi. Ir jeigu tave pjausto, kad mane užgesino, mano patepimą užgesino, ten nebuvo nei Dievo, nei patepimo, nieko, buvo manifestacija sielinė kūniška. Nes kai tau Dievas duoda žodį, tu ne visada jį gali pasakyti. Kodėl? Todėl, kad kartais reikia pamarinuoti tą žodį. Išmarinuoti tą žodį, išmelsti tą žodį, pamastyti, ką jisai reiškia. Klausti. Man kartais viešpats duoda žodį, aš klaupiuosi ant kelių ir verkiu. Sakau, Dieve. Man parodo ir pasako, ir aš krentu ant kelių ir verkiu. Ir jeigu aš tuo momentu tą žodį pasakyčiau, žmogus neištvertų. Man viešpats parodo, kur žmogus yra, ir tą skausmą, ir aš turiu būtinai išmelsti pirmiausia. Nes aš neteisingoj dvasioje atpalaiduosiu tą žodį. Nes man skausmas matant, kur žmogus yra, bet aš, kai Dievo tarnas, aš negaliu perduoti skausmo, aš turiu duoti viltį. Reiškia, man reikia pasimelsti už tą žmogų. Man reikia tą žodį išlaikyti. Ir kartais Dievas duoda tą pranašišką žodį tik tai tam, kad tu melstumės. Tik tai tam, kad tu pabudėtum. Tik tai tam, kad tu stovėtum. Ar ne? Todėl Jėzus ir pasakė, kad jei kas trokšta būti pirmas, tai būnė paskutinis ir visų tarnas. Ir kai žmogus turi pranašišką žodį ir veržiasi į priekį griebti mikrofoną, rėkia per bažnyčią, man Dievas kalba, čia pranašiškas žodis ir rėkia, tas žmogus ar duoda tvarką? Ar tai bažnyčioje tvarka? Ar chaosas? Dažniausiai toks žmogus atneša chaosą, nes jam Dievas niekur neleidžia pasireikšti. Tai tokie žmonės eina per bažnyčią ir griauna bažnyčias, atsisėda ir prareikia, jie negali susivaldyti, nes jie yra neištobulinti, neišauklėti, neapkarpytos šakelės. Todėl to šakelės, kai neapkarpytos, jos kerečiuojasi.
Viešpats, kai duoda dovaną, jisai nori tą dovaną ir išmokinti, kaip tą dovaną judėti. Ir žinot, kaip yra nuostabu, kai tu nusižemini, paklūsti ir judi Dievo dovanoj, tik tai tiek, kiek reikia Dievui. Tik tai tiek, kiek reikia Dievui. Ir tai yra tai nuostabu. Ir visų pirmiausia, prieš atpalaidavant dovanas reikia ugdyti save. Kaip galima ugdyti save? Judo 20. Jūs, mylimieji, ugdydami save savo švenčiausiųjų tikėjimų, melsdamiesi šventojoje dvasioje. Išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailingumo amžinam gyvenimui. Visų pirmiausia, man reikia sustiprėti Dieve, melstis šventojo dvasioje, melstis kitom kalbom. Ir klausti, Dieve, tu davei man pranašišką žodį. Ar dabar man atpalaiduot, ar neatpalaiduot? Ir labai gerai, jeigu jūs turit lyderį, kuris juda pranašiškai, jūs galite tarti su tuo lyderiu, man Dievas kalbėjo, ar aš galiu atpalaiduoti tą žodį. Jeigu tavo lyderis supranta pranašiškoj dovanoj, tu gali pasidalinti, man Dievas kalbėjo, vat aš turiu tą žodį. Ir tau lyderis pasakys, o geras žodis, tu galėsi pasidalinti kitą kartą. Arba tu gali dabar pasidalinti, arba tu geriau dabar sulaikyk ir melskis. Ir žmogus, kuris yra nuolankus, jisai niekada neįsižeis, kuris neieško savo šlovės, o nori meilėje išstovėti ir ugdyti Kristaus kūną meilėje, tas žmogus niekada nemanifestuos. Jisai džiaugsis, kiek Dievas jį panaudoja. Todėl pirmiausia, pranašiški balsai turi ugdyti save. Jei tau Dievas davė pranašišką dovaną, tu turi ugdyti save kitom kalbom. Malda kitom kalbom. Nes kas kalba kalbom, pats save ugdo, o kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Todėl niekada nepamirškite, kai meldžiatės kalbom, žodis sako, 1 Korintiečiam 14:14, meldžiasi mano dvasia, o protas lieka bevaisis. Bet kai melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu, giedosiu dvasia, bet giedosiu ir protu. Todėl aš turiu ir tą daryti. Ugdyti save, tobulinti save, mokinti save, kad galėčiau suvaldyti emocijas. Nes pranašiškam tarnavime žmonės labai emocionalūs. Ir galima atskirti iškart žmogus, kuris yra treniruotas ir kuris ne. Žinot, kai yra tie arkliai, kurie yra ištreniruoti ir kurie ne. Aš turėjau savo tetą, kuri, mano senelis labai norėjo sūnaus ir vietoj sūnaus gimė 4 dukra ir senelis labai nusivylė, kad gimė 4 dukra. Ir ta dukra buvo grynas berniukas. Jinai eidavo ant neištreniruotų arklių, lipdavo į medį ir neištreniruoti arkliai lakstydavo ir jinai užšokdavo nuo to medžio neištreniruoto arklių ir įsikabinus jodavo ir džiaugdavosi, kad galėdavo suvaldyti neištreniruotą arklį. Vyrai bijojo, žmonės bijojo, mano senelis už galvos imdavosi, bet jinai mėgdavo ekstremalius dalykus. Bet jūs žinot, neištreniruotas arklys, jis laksto, putojasi, šokinėja ir jai tas labai patiko. Bet ištreniruotas arklys, jeigu jūs esate susidūrę ir kada nors savo vaikučius vedat, arkliukų pajodinėt. Tie arkliukai netgi neturi jokio vedlio, bet jie tiksliai nueina keliu ir grįžta keliu. Pastebėjot? Jie užsodink mažą vaiką ir tie arkliukai eina, apsisuka ir gražiai grįžta atgal į tą pačią vietą. Kodėl? Jie yra ištreniruoti. Ar ne? Todėl skirtumas yra tarp pranašiško balso, kuris ištreniruotas ir kuris neištreniruotas. Ir kartais žmonės, kurie neištreniruoti, bažnyčiai atrodo labai įdomus. Kartais pranašiški balsai, kurie neištreniruoti, bažnyčiai atrodo, vau, čia atėjo, čia pašūkavo, čia pasimanifestavo, čia ką tu kaip peržilas prabėgo, kaip įdomu, ar ne? Kartais mes susižavim, matydami tą išorę, kadangi reikia, kad mes turėtumėm supratimo, ar ne? Amen. Taigi, Čikagui taip šilta, aš sugebėjau susirgti. Bet tai tegu būna Dievo šloviai. Norint ką nors iš Dievo gauti,
Trokšti yra dvasinis raktas. Kartais velnias mus apgauna, sudaužo. Sako, tu nieko netrokšti, tu nieko negali, tu nieko nesugebi, tu patylėk, tu nusišnekėjai, tu padarai klaidų. O tavo viduje tas yra toksai, na, aš trokštu, bet tave gesina. Bet raktas yra būtent tavo alkis, tavo troškimas, tavo alkis. Būtent yra raktas, kad reikia trokšti dvasinių dovanų ir ypač pranašauti. Ir kai meldiesi prašydamas ir tikėdamas, kad gauni ir bus tau tai. Tai reiškia, tos dovanos nėra duota vienam žmogui, 5 žmonėm. Tavo troškimas gali atverti dovanas tavyje. Jėzus duoda 4 raktus. Pirmas raktas - trokšti, alkti, maldauti. Antras - melstis, kalbėti su viešpačiu, bendradarbiauti. Tikėti, aš tikiu, ar ne? 4 raktas - turėti gauti. Reiškia, aš gausiu ir išsipildys, aš trokštu ir taip ir bus. Amen. O Šerli, koks buvo 3? Tikėti, Danute, tą, ką tu jau turi. Gerai, aš. Turi Ačiū. didelę dovaną tikėjimo. 4 raktai - trokšti. Ar ne? Trokšti, galbūt kažkas iš jūsų meldžiaties labai daug, bet jūs netrokštat. Jūs meldžiatės ir meldžiatės, meldžiatės ir meldžiatės, bet jaučiatės neverti dovanų turėti. O viešpats nori, kad mes trokštumėm. Galbūt kažkas iš jūsų tikit, bet netrokštat. Aš tikiu, Dievas duos, jeigu jisai nori, jisai duos. O jisai sako, jeigu tu trokši, tai aš duosiu. Jeigu tu trokši, jeigu tu tikėsi, aš tau ir duosiu. Psalmo 37:4. Gerėkis viešpačiu ir jisai suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. Ko geidžia tavo širdis? Ko trokšta tavo širdis? Ko šiandien tavo širdis trokšta? Ar tu trokšti dvasinių dovanų? Ar tu manai, kad Dievas apriboja tave, numeta tave, nustumia? Ko trokšta tavo širdis? Užsirašyk savo. Ko mano širdis trokšta? Ko aš trokštu? Užsirašyk visus troškimus savo, ko tu trokšti. Kokių dovanų trokšti, kokių pasikeitimų trokšti, kokio perversmo trokšti. Ko tu trokšti. Ir tada visus savo troškimus suformuluok maldą. Tikėjimo maldą. Kad aš tai turėsiu, aš tai gausiu ir tai išsipildys. Į visus troškimus įvilk į maldą. Aš trokštu, aš melsiuosi, suformuluosiu maldas. Ten nebūna tavo troškimai emociniai. Bet te būna tavo troškimai žinomi viešpačiai. Aš trokštu ir aš dabar melsiuosi. Kryptingai, kad tie troškimai išsipildytų. Aleliuja. Efeziečiams 4:16 žodis sako, kad Kristaus kūnas turi būti suderintas. Visas kūnas turi būti suderintas, stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai. Auga, kad ugdytų save meilėje. Kaip tu manai, kokia tavo dalis Kristaus kūne? Kokia tavo paskirtis Kristaus kūne? Nes visas kūnas, jis nekonfliktingas. Jisai suderintas, stipriai sujungtas įvairiausių kitokių raiščių. Todėl labai labai svarbu eiti į bažnyčią, kurią viešpats tau veda.
Nes kiekviena bažnyčia yra skirtingoj funkcijoje. Kiekviena bažnyčia Kristaus turi skirtingą funkciją. Taip kaip ir mūsų kūnai yra galva, yra nosis, akys. Ir įsivaizduok, jeigu tu nori pranašauti, bet tu pasijautei atmestas ir tu nuėjai tenai, kur nepranašauja ir uždarytos dovanos. Ar tu manai, tos dovanos tavo auks? Ar tu būsi ugdomas? Ar tu būsi stiprinamas? Ar tavo dovanos prasiskleis ir pradės jos funkciją įgauti? Nes visas kūnas turi būti suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių. Turi būti vienybė, sujungimas. Kam? Kad Jėzus Kristus yra mūsų galva. Ir mes visi sujungtumėm dėl Kristaus tam tikrų paskirčių duotų Kristaus kūnui. Tai reiškia, kiekviena bažnyčia yra Kristaus kūne. Bet kiekvienos bažnyčios funkcija yra skirtinga. Todėl, kai žmonės sako apie bažnyčią kaip apie bendrą, jūs pastebėsit, kad aš visada kalbu Kristaus kūną. Aš visada į bažnyčią žiūriu Kristaus kūnas, kaip į bendrą funkciją Kristaus kūną. Ir aš visą laiką žiūrėdama į bažnyčias, kai aš apžvelgiu bažnyčias, aš iš karto žiūriu, kokia tos bažnyčios funkcija Kristaus kūne. Ir jeigu tu atsirandi bažnyčioje, bet tu nori kitą funkciją daryti, tu konfliktuoji. Tau būtina būti ten, kur šventoji dvasia tave veda, kad tu galėtum būti ugdomas, mokinamas ir atsistotum savo vietoj, tikroj funkcijoj. Ir būtum lavinamas dvasinėse dovanose. Ką reiškia išlavinti dovanas? Tai reiškia atgaivinti. Atgaivinti jas. 2 Timotiejus 1:5-6. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje mano rankų uždėjimo, kad reikia atgaivinti tą dovaną. Jinai buvo ta dovana, bet ją reikia atgaivinti, atnaujinti, išlaisvinti. Ir kas atsakingas išlavinti, atgaivinti mano dovanas? Kas atsakingas už tavo dovanas, pasakykit man. Aš pats atsakingas už savo dovanas, ar ne? Aš pats esu atsakingas. Jeigu aš matau, kad yra manyje dovana ir aš ignoruoju ir aš sakau, ai, nesvarbu, koks skirtumas. Aš pats turiu būti atsakingas. Tikintieji, kiekvienas atsiskaitysim ne už savo pastorių, bet už save. Prieš Jėzų atsiskaitysim, kur aš buvau, ką aš veikiau, ką aš dariau. Ar ne? Tai reiškia, man reikia, kad mano dovanos degtų. Ar dega mano dovanos, ar jos silpsta, ar jos rusena, ar jos karštos? Kame yra mano dovanos? 1 Timotiejų 4:14. Neapleisk tavyje esančios dovanos. Ką reiškia? Ką reikia daryti? Aš galiu apleisti. Manyje gali būti dovana, bet aš ją galiu apleisti, nuvertinti, nekreipti dėmesį. Bet Biblija sako, neapleisk tavyje esančios dovanos, kuri tau buvo suteikta per pranašystę, vyresniesiems uždėjus rankas. Ir dabar sako, mąstyk apie šitos dalykus, atsidėk jiem visiškai, kad tavo pažanga būtų visiems akivaizdi. Kad tavo dovanos pažanga būtų akivaizdi. Tavo dovana turi vystytis, tavo dovana turi augti, tavo dovana turi būti akivaizdi visiems, kad jinai auga, kad jinai stiprėja, kad jinai tvirtėja. Sako, žiūrėk savęs. Šiais laikais visi žiūri kitų, pastebėjot? Visi žiūri kitų. Kaip visi žiūri kitų? Bet Biblija sako, žiūrėk savęs ir mokymo, būk tame pastovus. Ir kas toliau parašyta? Taip išgelbėsi save ir savo klausytojus. Įsivaizduojat? Taip, tu išgelbėsi save ir išgelbėsi savo klausytojų, nes tiem, kam aš kalbu, jie girdi mane. Ir jeigu aš neteisingai kalbu, tai tuos žmonės aš galiu suklaidinti. Todėl taip svarbu mąstyti apie manyje esančias dovanas ir paduoti Kristui, kad jis jas augintų.
Eiti ten, kur mano dovanos bus auginamos, tobulinamos, lavinamos. Aš negaliu ignoruoti ir pasakyti, ai, nežinau, nesvarbu. Aš turiu atsidėti, kad mano pažanga būtų visiems akivaizdi. Buvau ten, bet, žinot, kai aš pačioj pradžioj, kai viešpats man pradėjo duoti regėjimus, mano regėjimai buvo filmai. Ir aš taip lėtai pranašaudavau, nes aš atsistodavau šalia žmogaus ir man viešpats parodydavo visą filmą apie to žmogaus gyvenimą. Kur jis eina, ką jis daro, viską, ką kalba girdžiu, ką planuoja. Ir aš nežinodavau, kaip gerai sudėti tuos sakinius greitai. Ir aš ilgai pranašaudavau, ilga pranašystė būdavo. Kol tas filmas eina, tol aš pranašauju. Bet žinot, nėra laiko pranašauti filmus. Aš apriboju šventą dvasią, jeigu aš pasilieku tik tai ten. Ar aš pasilikau tik tai ten, kas mane pažįsta ir eina į bažnyčią? Ar aš pasilikau ten, kur buvau, kai buvau pradžioj, pranašaudavau serijas, filmai. Bet viešpats pagreitino besitobulinant. Aš galiu dabar pranašauti labai greitai. Ir galiu pranašauti per tą laiką, ką aš pranašaudavau vienam žmogui, aš galiu išpranašauti visai bažnyčiai. Be jokių problemų, galiu vienas paskui kitą išpranašauti, duoti pranašystės kiekvienam. Todėl, kad viešpats suinteresuotas ne manimi, o pranašiškas balsas turi ugdyti kūną. Kiek iš jūsų suprantat, kad jeigu aš nepasiduosiu šventai dvasiai mane ugdyti, aš toliau pranašausiu vienam žmogui, kai tuo tarpu yra daug žmonių, kuriem reikalinga pagalba. Vadinasi, aš apriboju save, mane Dievas taip veda ir viskas. Čia Dievas mane taip veda, čia viskas, žiūrėk. Čia yra egoizmas dabar tave veda, nes dovana turi augti. Dovana turi tobulėti, dovana turi degti. Jūs žinot, kad degti tai nereiškia, kad rusenti. Yra skirtumas, kur rusena ir kur dega. Ar ne? Dovana turi stiprėti, dovana turi tvirtėti, dovana turi bręsti, dovana turi įgauti įvairius sluoksnius, lėrius, kur tu žinai, iš kurios pusės ką sakyti ir žinai, kada nesakyti. Tai reiškia reikalingas pamąstymas, mokymasis, ugdymas savęs pastoviai. Būk tame pastovus, kad išgelbėtum save ir klausytojus. Save išgelbėk ir klausytojus, nes jeigu aš susikoncentruoju į save, tai aš esu egoistė ir pilna išdidumo. Ir uždarau šventai dvasiai mane vesti. Mane Dievas veda tik taip ir ne kitaip. Ar tu manai, kad šventoji dvasia ribota? Šventoji dvasia tik parodė man tą grožį. Parodė šventoji dvasia, kaip jinai mane gali naudoti. Galbūt šventoji dvasia tau rodo, kaip tave gali naudoti. Bet ar tu apsiribosi, čia yra tavo sprendimas. Ar tu apsiribosi ir sakysi, mane Dievas tik tai taip veda ir viskas. Jei evangelizuoju tik tuo kampu. Jei mokau tik tuo kampu. Tik tai taip ir ne kitaip. Čia yra užsispyrimas. O užsispyrimas yra burtininkavimas. Ups, pasakiau. Užsispyrimas yra burtininkavimas. Jeigu aš užsispiriu prieš šventą dvasią ir neleidžiu šventosios dvasios mane ugdyti, nes tu nežinai, kokias dovanas turi. Bet staiga, kaip tu pradedi matyti, kad Dievas naudoja tave dovanose, nuo kada tu turi teisę pasakyti, kaip šventoji dvasia tave turi naudoti? Nuo kada tu turi balsą pasakyti, viskas čia mano dovana, mane viešpats naudoja taip, kaip aš suprantu, mane, aš, man. Nuo kada tu turi tokią teisę pasiimti tą dovaną ir būti egoistiškas žmogus su tą dovaną? Matot? Yra taip nuostabu paklusti viešpačiui ir suprasti, tu parodai tą dovaną, tu parodai jos galimybės, o dabar šventoji dvasia. Aš karštai trokštu, kad tu ugdytum tą dovaną, kad jinai būtų stipri, kad jinai būtų galinga, kad jinai pasitarnautų Kristaus kūnui, kad kūnas gyventų vienybėje, kad ta dovana būtų pateikta meilėje.
Kiek iš jūsų galvojat, kad pranašai turi žlugdyti, naikinti, atnešti chaosą, susiskaldimą, išdaužyti bažnyčią ir išeiti? Dauguma šiais laikais žmonės galvoja, kad pranašas ateina, išdaužo, išnaikina viską ir išeina. Yra pranašas ofisas ir yra pranašai, pranašų mokykla, kurie nėra pranašo ofise. Yra didelis skirtumas, ar pranašo ofise yra tarnaujama, ar pranašiškas tarnavimas. Paskutiniam dienom visi gali pranašauti, bet ne visi yra pranašų ofise. Todėl tie, kurie nėra pranašų ofise, jie tik tai ugdo bažnyčią. Tik tai pranašo ofise žmogus pranašas gali atpalaiduoti griežtesnį žodį. Ir tik tai tie iš tikrųjų pranašo ofise. Pranašai, jie meldžiasi ir tarėsi su kitais pranašais, ar galima šitą žodį atpalaiduoti. Cindy Jacobs gavo didelį žodį pasauliui. Pasauliui buvo žodis duotas. Ar jinai bėgo atpalaiduoti? Ne. Jinai sėdėjo su komitija, su pranašais, kurie yra pranašiškam ofise, meldėsi, šaukėsi Dievo. Ar galima, nes žodis yra labai griežtas, ar galima tą žodį atpalaiduoti, kada to žodžio laikas atpalaiduoti? Ir stipriausi pranašai klaupėsi ant kelių. Kada, kodėl, ar galiu? Nes neužtenka, kad man kalba, tai nereiškia, kad aš turiu bėgti per gatves ir rėkti. Nes jeigu aš neturiu valdžios ir autoriteto duoto, apsijuoksiu kaip Skėvo sūnus. Ar žinot, kas Skėvo sūnus? Skėvo sūnus pakopijavo ir kas su jais atsitiko? Su jų kopija? Kas žinot, kas atsitiko su Skėvo sūnus, kurie pakopijavo patepimą? Gavo malkų. Taip ir pranašai, kurie įsivaizduoja, aš galingas pranašas, wow, aš kaip judgmentą tokį kritiką pasakysiu ir žiūrėk, sumuštas guli. Kodėl sumuštas? Todėl, kad kai Skėvo sūnus pakopijavo ten, kur jam neduota. Neduota. Nes nėra pranašo ofise. Ar ne? Aleliuja. Todėl mes turim žinoti, aš turiu dovaną, bet aš turiu neapleisti, aš turiu ugdyti, mokinti, kad būtų akivaizdus mokymas, akivaizdi tiesa, kad aš augu, kad ta dovana stiprėja, kad ta dovana įgauna prasme. Ar ne? Nes Biblija sako Jokūbo 1 skyriuje, kad būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, ar ne, apgaudinėjantys patys save. Paklausiau, pranašai ir varom pirmin, ar ne? Ir pranašaukim, nereik. Nes pranašystė nėra jausmas, aš jaučiu, man reikia bėgti, lėkti. Tai reiškia visų pirmiausia mano širdis prieš viešpatį. Kur mano širdis prieš viešpatį? Amen. Dabar sakiau, kad dovanos turi būti uždegtos. Ir šita mokykla yra skirta tam, kad jūsų dovanos būtų sujudintos, uždegtos. Kaip jūsų tas dovanas reikia aktyvuoti? Paulius Korintiečių knygoje rašo. Korintiečių knygoje nėra tik tai vien, kad reikia atgimti, ar ne? Nėra, kad vien atgimkite ir viskas gerai. Atgimsim ir būsim gerai. Kai bažnyčia atgimsta, staiga Korintiečių knygoje Paulius tuos kūdikišką mąstymą, tuos savanaudiškus krikščionius, mąstančius kūniškai, pradeda treniruoti, apaštališką modelį atpalaiduoja. Tai reiškia, pradeda mokyti apaštališkai, kad jie nenuklystų. Treniruoja, kad nenuklystų. Ką reiškia treniruoti? Nuolatiniai pratimai. Nuolatiniai pratimai, kad augtume ir dvasiškai stiprėtume ir bręstume. Jūs negalvokit, kad jūs turite dovaną ir vieną kartą į metus jinai suveiks. Jinai turi būti ugdoma, mokoma, treniruojama. Jeigu jūs vaikystėje buvo dideli bėgikai ir po 30 metų bando tą patį bėgimą bėgti, ar jums išeis taip pat?
Jeigu žmogus guli lovoj 10 metų ir atsistoja, sako, dabar kai bėgsiu, žmogus net paeit negali, ar ne? O tas, kuris nuolatos vaikšto, nuolatos sportuoja, nuolatos treniruojasi, jo kūnas yra stipresnis, tas pats ir su dovanomis. Aš asmeniškai mūsų bažnyčioje aktyvuoju žmonės dovanose. Auginu dovanose, stiprinu dovanose ir duodu pratimus nuolatinius, kad žmonės būtų mankštinami toj dovanoj. Eiliniuose tarnavimuose, eilinėse maldose. Aš staiga sustabdau ir aktyvuoju žmonės. Kartais jie nesupranta, ką aš darau, aš aktyvuoju. Kad jie žinotų, kaip judėti, žinotų, kaip pranašauti, žinotų, kaip pakeisti tuoj pat, kaip pasikeisti tuoj pat, eiti tikėjimu. Kartais aš sakau, tu pranašauk. Ir žmogui mintys, aš neturiu ką. Bet žinot, kas yra paklusnumas lyderiui? Kai žmogus sako, nu gerai. Pasiima mikrofoną ir pradeda liestis pranašystė. O prieš tai atrodė, aš neturiu ką. Man Dievas nekalba. Ir galima užsispirti ir sakyti, man Dievas nekalba, tu juokauji. Man tuščia, nieko nėra. Bet ką reiškia aktyvavimas? Aktyvavimas yra paklusnumas ir nuolankumas. Kada žmogui sakai, tu pranašauk dabar. Ir žmogus nieko neturi. Bet vien dėl to, kad lyderis sako, eik pranašauti, žmogus paklūsta ir eina pirminimą mikrofoną ir pasitikėdamas Dievu nusižemina ir pranašystė išeina gražiausia, tobuliausia. Matot? Todėl, kad kodėl taip yra? Nes Dievas nenori, kad tu save aukštintum, kad aš čia tiek pranašyščių nešiojuosi, žinote, su visas išsipūtęs kaip balionas nuo pranašyščių. Greit sproksiu, nuo kiek pranašyščių nešu. Taip ir yra. Aš esu buvus tarp pranašų, stiprių, didelių pranašų. Ir sako, mes dabar iškviesim, kad pranašautų į priekį. Ir aš pradėjau jausti kaltę, kad mane kvies. Ir aš pradėjau slėptis. Žinot, kaip nenori, žinot, ką darai? Taip sumažėja, ar ne? Ir taip sumažėjau ir kavotis pradėjau. Ir man sako, tu, ir aš taip nusisuku, galvoju. Aš nematau, aš taip bijojau eiti į priekį, kadangi aš pranašavau iš regėjimų. O aš regėjimų dabar nematau. Kaip aš dabar išeisiu pranašauti? Plus, prie lyderių pranašų aš atsistosiu ir pranašausiu, tu juokauji. Mane visą pjaustyt pradėjo. Ir aš nusisukau, apsimečiau, kad nematau, galvoju iškvies kažką kitą, sako, tu, ir aš taip, žinot, nematau, žinot. Aš labai nuoširdė. Aš jums pasakau tiesą. Ir priėjo prie manęs ir pabaladau, aš taip, mane, jo, aš kaip žinot, kaip ta aktorė. O, mane, o. Nes aš bijojau. Jo, sako, tave. Ir aš ėjau į priekį ir mano mintys buvo tragiškos. Kam aš čia atvažiavau? Kam aš čia atsidūriau? Kam čia man reikėjo? Oh my God, ko aš čia atėjau? Ir mane pirmą pastatė ir sako, dabar tu išsirink iš salės, kam pranašauti. Ir my God, aš nematau jokio regėjimo. Aš negirdžiu jokio Dievo balso. Net ir nepasimeldžiau normaliai. Dabar norisi gal į kampą, taip čia parvedyti. Sako, pranašauk. Man mėlyna, žalia, raudona akyse buvo. Mano karštis, temperatūra šokinėjo. Ir aš išsirinkau žmogų, net nežinodama, kad aš stipriausio pranašo dukra išsirinkau pranašą. Ir aš jai pradėjau pranašauti ir galvoju, dabar jau tik tai bėk, nes nesąmonės kalbė. Kodėl aš galvoju, kad aš nesąmonės? Todėl, kad aš nematau regėjimo. Nes aš pasitikėjau regėjimu. Jeigu aš matau regėjimą, aš 100% žinau. Ir Dievas toks maloningas, kad jis man labai dažnai regėjimus duoda. Ir man iš regėjimo yra labai lengva pranašauti. Bet dabar man pranašauti prieš visus ir dar angliškai. Angliškai ir prie stiprių tarnų, prie stiprių pranašų. Visi yra pranašų ofise sėdėjo. Visi iki vieno buvo pranašų ofise. Reikėjo nusižeminti, reikėjo numirti, reikėjo kristi ir reikėjo raudonuoti. Ir ant rytojus aš susitinku su tą moterimi ir jinai duoda pamoką, kad niekada žmogus negali pranašauti už save didesniam ofise. Ir aš žiūriu, jinai yra pranašo ofise, o aš jai pranašavau. Ir man atėjo kaltė, nes jinai pradėjo mokyti, kad niekada pranašas negali pranašauti didesniam ofise, kuris yra už tave.
Tu turi gerbti ofisą. Taip kaip ir tavo vaikas negali ateiti ir pamokinti, ką tu turi valgyti daryti. Tu žinai. Ir tam yra tikra pagarba ir tam tikras nuolankumas, kad tu turi jausti ir tu turi žinoti. Ir man atėjo toks atmetimas, aš galvoju, jinai dabar moko, kad mes negalim pranašauti aukštesniam ofisui, o aš jai pranašavau vakar. Ir aš negirdėjau jokios pamokos, mano veidas skaito, man stresas sėjo, aš negalėjau nieko rašyti, nieko daryti. Ir aš po pamokos atėjau atgailauti. Sakau, aš labai atgailauju, sako, už ką? Sakau, aš nežinojau, kas tu esi. Mane pastatė į priekį, liepė pranašauti, aš išsirinkau tave, šventoji dvasia parodė, bet aš labai atsiprašau, kad aš tave išrinkau, aš atgailauju. Jis sako, aš taip dėkoju, kad tu nusižeminai ir buvai nuolanki ir sekei šventai dvasia, nes sako, aš labai senai pranašiško žodžio negaunu, nes iš tikrųjų mums niekas ir nepranašauja. Ir sako, tu man pasakei tai, kas man tai buvo taip svarbu ir man buvo taip reikalinga. Ir aš ir meldžiausi už išgydymą, žodžiu, kai variau. Ir už išgydymą. Ir tokie žodžiai, ir galvoju, kokios nesąmonės eina iš burnos. Pirmas dalykas, kada tu pranašauji, atrodo, vienos nesąmonės eina iš burnos. Atrodo, kažkokios nesąmonės. Ir jinai sako, tu taip tiksliai pasakėjai, nes būtent aš čia ir esu dabar. Tai va, mano buvo tokia treniruotė, tokia pamoka. Ir kiek iš jūsų suprantat, jeigu aš tos pamokos nebūčiau paėmus, kur aš būčiau buvus? Kur jūs būtumėt, jeigu nepaimtumėt pamokų? Riboti tik tai tiek, kiek aš turiu, tiek ir judu. Tai reiškia, visiškai apriboju šventą dvasią. Nes apaštališkas modelis kaip veikia? Aš tikiu, kad viešpats davė dovanas visiems vaikams. Aš suvokiu, kad galiu padaryti klaidų. Tai mano širdį laiko nusižeminime. Tas nuolankumas, tas humble žodis angliškas gražus, tas nusižeminimas ir nuolankumas, kad aš galiu padaryti klaidų. Supratimas, kad man treniravimas būtinas ir kad mes mokomės ir išmokstam bedarydami, betreniruodamėsi. Kiek iš jūsų suprantate, kad kai jūs gavot kitos kalbos dovaną, pačioj pradžioj ir, pavyzdžiui, po 10 metų, kaip jūs meldžiatės? Ar taip pat? Tikrai ne. Ypatingai, jeigu jūs tikrai meldžiatės kitom kalbom, jūsų kitų kalbų dovana tikrai pasikeitė. Ar ne taip? Nes jūs treniruojatės. Jūs, kadangi meldžiatės, jūsų malda iš pradžių, kai jūs atgimėt, buvo labai ribota, 3 sakinių, 5 sakinių ir pasibaigė, ar ne? O dabar jūs galite melsitės ilgai. Kadangi jūs pasiveda treniruotėjai, jūs meldžiatės ir jeigu jūs pasivedat, kad jūs treniruotų maldoj, jūsų malda ypatingai keičiasi. Formuojasi nauji žodžiai, formuojasi nauja perspektyva, kaip reikia melstis. Lygiai tas pats su pranašiška žodžiu. Lygiai tas pats su pranašystė, jūs keičiatės bejudėdami tame. Hebrajų 5:13 žodis sako, kad 14, tik subrendusiam dera stiprus maistas tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius. Yra pratybos, kurios mus lavina, pratimai, kurie mus lavina. Aš asmeniškai labai mėgstu pratimus duoti mūsų bažnyčiai. Aktyvuoti pratimus duoti, kad Kodėl? Aš noriu, kad žmonės būtų stiprus. Aš noriu, kad žmonės būtų tvirti. Aš nenoriu, kad žmonės skaičiuotų, kiek metų atgimė ir būtų kūdikiai. Aš noriu, kad kiekvienas bažnyčios žmogus būtų stiprus, aktyvus, suvoktų savo dovanas ir pilnai judėtų dovanose be jokių limitų. Man yra taip gražu, kai žmogaus dovana atsiveria. Ir jinai pradeda lietis, ir jinai pradeda skleistis. Ir labai gražu. Ir iš tikrųjų, kai dovana tik pradeda lietis, jinai liejasi įvairiais kampais. Ir tai ir gražu yra. Jinai liejasi įvairiais kampais, jinai tokia netašyta, kūdikystės tas laikas, dovana išsilieja, jinai išsilieja. Bet kai jinai pradedama apmokinti, ištreniruoti pratybomis, ta dovana įgauna formą, žinojimą, supratimą, suvokimą ir ta dovana gali pasinaudoti Kristaus kūnui daug stipriau, daug efektingiau. Pranašystė yra įrankis bažnyčiai statyti.
kad bažnyčia žengtų į priekį. Pranašystės dovana yra be galo svarbi. Todėl yra didelė kova prieš pranašišką balsą. Nes pranašas, jisai verkia dėl Kristaus kūno, kad Kristaus kūnas eitų į priekį. Ir jeigu jūs skaitote pranašystės, ką jūs labiausia atkreipia dėmesį, ką pranašai sako? Pranašiška mokykla. Koks pagrindinis pranašo tikslas? Ugdyti, mokyti, statyti, sustiprinti, parodyti visą laiką viltį, vesti toliau turint tikslą. Teisingai. Ir dar noriu, visi pranašai visų pirmiausia į ką koncentravosi? Atgaila. Ką jie sakė? Sugrįžk atgal pas Dievą. Ar ne? Pagrindinis pranašo verksmas, šaukimas, rėkimas. Grįžkit pas viešpatį. Tauta sugrįž pas Dievą. Jūs atgailaukite, eikit pas Dievą. Ar ne? O paskui galima ugdyti, mokinti, tobulinti, bet visų pirmiausia, grįžti pas viešpatį. Visi pranašai verkia, kodėl pranašas yra gesinamas, kodėl pranašo dovana yra gesinama. Todėl, kad pranašas visada verkia, kai mato, kad bažnyčia eina šonais. Pranašui skaudu, pranašo širdžiai skaudu, kad bažnyčia eina pagal tą secret friendly modelį. Ar jūs žinot, kas reiškia secret friendly? Kur bažnyčia yra paslaptingai draugiška, veidmainiauja, ar ne, atšalusi. Pranašas neperneša atšalusios bažnyčios, jisai verkia, kodėl bažnyčia atšalus. Kodėl bažnyčia atšalus, kodėl žmonės atšalė. Pranašas verkia, pranašui skaudu. Pranašas šaukėsi Dievo, Dieve pakelk lyderį, lyderis jau pušinėja. Pakelk žmonės, jau jie vaikšto kažkur. Žinot, mane Dievas kaip pašaukė, aš jums duosiu vieną labai labai gerą pamoką, kaip atskirti tikrą tarną nuo netikro tarno, kaip atskirti tikrą pranašą nuo netikro pranašo, kaip atskirti tikrą apaštalą, tikrą pastorių. Aš kai pradėjau, kai sugrįžau pas viešpatį ir viešpats man liepė tarnauti, sakau, Dieve, kaip suprast? Ir jums tikriausiai daugeliu iš jūsų kyla klausimas, kaip suprast? Vieni veda į vieną pusę, kiti kritikauja. Kiti veda į kitą pusę, kiti kritiką užsieminėja. Tai kur yra tas tiesos kelias? Nes pranašai pranašauja, kiti juos muša. Tai kur atrasti tą tikrą kelią? Kaip žinoti, kuris teisus, kuris ne? Ir man viešpats pasakė paprastą taisyklę, kurią aš remiuosi ir savo bažnyčioj, aš visus mokinu remtis tą taisyklę, kad jūs tikrai neatkristumėt, neatšaltumėt ir suprastumėt esmę. Tas, man viešpats pasakė, tas, kuris priartins tave prie mano širdies, yra iš manęs. Tas, kuris atitolins tave nuo mano širdies, ne iš manęs. Yra auksinė taisyklė, tu niekada nepasimesi. Kai visi šneka, o šnekančių labai daug. Šneka ir šneka ir šneka visi, burzga ir burzga visur. Žinok, taisyklę auksinę, kuri mane išlaikė. Tas, kuris tave sugrąžina pas Jėzų, prie Jėzaus širdies. Brangink tą žmogų, brangink tą tarną. Nors jisai galbūt tau ir pats sunkiausiai priimtinas žmogus. Nes jisai kovoja prieš tavo demonus. Jisai šaukėsi už tave, kad tu tik sugrįžtum pas Jėzų. Ir kartais tau tas žmogus atrodo, ko tu pristojai. Bet tas žmogus sako, sugrįž pas Jėzų. Tau reikia karščiau melstis. Tau reikia daugiau Bibliją skaityti. Ar ne? Vadinasi, tas žmogus priartina tave prie Kristaus. Jeigu žmogus šneka, tu pranašo dovanoji, tu pranašauji. Biblijos neskaitai nesvarbu, bet tu toks dovanotas, tu apaštalo patepime, tu pranašo patepime. Žinot, kiek aš tokių žmonių sutikau ir krito visi kai lapai viens po kito. Nes ne nuo to prasideda. Dovana negali veikti be širdies, kuri atsiremia į savo kūrėją.
Visų pirmiausia, tavo širdis yra viskas. Todėl tie tarnai, kurie gražina tave prie Kristaus, tu dėkok Dievui, kad tu juos sutikai. Tu melskis už juos. Tu laimink juos. Tu dėkok Dievui, kad sutikai tokius kaip Jonas Krikštytojas, kur sakė, jūs, angių išpiros, eikit atgailauti. Šiais laikais niekas nenori girdėti, tu nusidėjai, eik atgailauti vieną kartą. Bet jūs supraskit pranašo širdį, čia yra pranašas, kuris verkia. Jūs galite atgailauti. Matot, supraskit pranašišką širdį, jisai verkia, jūs galite atgailauti. Ar jūs suprantat, ką jūs darote, jūs tolstat nuo Dievo. Jeigu jūs skaitot pranašiškas knygas, kiekvienoje jūs galite matyti, kaip pranašas verkia, kad tik sugrįžk žmogau pas Dievą. Pagrindinis taškas. Todėl jeigu tavo širdis atitolsta nuo Dievo, atitolsta nuo Biblijos skaitimo, atitolsta nuo noro melstis, raudona lemputė. Tik tai šnekam ir šnekam apie Dievą, tik šnekam apie Dievą. Tik šnekam apie Dievą, bet ir velnias šneka apie Dievą. Ir velnias mini Dievo vardą. Ar ne? Todėl galima šnekėti apie Dievą, bet širdis gali būti atitolusi. Ar ne? Matot, Dievas viską girdi, ką mes šnekam. Ką mes pranašavom ir ką mes savo širdį turim, jis viską girdi. Labai graži rašto vieta yra Malachio 3:16. Dievo bijantys kalbėjosi vienas su kitu. Viešpats stebėjo ir klausė. Viešpats stebi ir klauso, ką kalba Dievo bijantys žmonės. Įsivaizduokit, jeigu tu suprastum, aš dabar atpalaiduoju žodį, bet Dievas klauso mane. Kokia atsakomybė ateina? Aš dabar mokau žmonės, bet Dievas girdi mane. Kokia atsakomybė ateina? Sako, Dievą bijantys kalbėjosi vienas su kitu, viešpats stebėjosi ir klausė. Ir ką jis pasakė? Bus didelis skirtumas tarp tarnaujančio ir netarnaujančio, tarp teisio ir nedorėlio. Didelis skirtumas tarp tikro pranašo ir netikro pranašo. Didelis skirtumas tarp tikro tarno ir netikro tarno. Tikras tarnas visada tau kalbės tiesą. Grįž pas Jėzų. Tu jau atšalai. Tu nebesimeldi. Grįž pas Jėzų. Tu prisimeni, kaip tu karštai melsdavaisi. Tu dabar tavo malda sumažėjo. Jeigu tu supyksti ant tokio žmogaus, dabar apsispręsk atleisti. Jeigu tu turi tokių žmonių apie save, jeigu tu turi tokių pastorių, tokių lyderių, tokių pranašų aplinkui tave, kurie verkia ir sako, buvo laikas, kad tu taip ieškoji Dievo, bet dabar tu nebeieškai. Tu dėkok jiem. Dėkok Dievui, kad tau duoda karštus, kurių dovana dega. Kurių dovana neveidmainiauja, bet dega. Amen. Matot, šitą dovana mums duota, kad mes suvoktumėme esmę, kad mes tarnaujam ugdyti Kristaus kūną, bet iš kitos pusės, kodėl kiekvienas tikintysis turi ugdytis ir lavinti savo dovaną, nes Biblija sako 2 Timotiejui 2:12, jei ištversime, su juo ir karaliausime. Apreiškimo 5:10, iš mūsų padarei Dievui karalystę bei kunigus. Ir mes viešpatausime žemėje. Viešpats ne tik nori išlavinti, kad mes dabar galėtumėm būti išlavinti, ištobulinti. Jis nori mus paruošti karaliavimo laikotarpiui, brangieji. Dauguma Dievo vaikų, tau greičiau mane paimk į dangų. Ir atrodo, kad dangui tu gulėsi ant sofutės ir į aukso gatvę žiūrėsi ir Jėzus tau kaip žibintas švies ir tu pagaliau galėsi tingėti ir nieko nedaryti. Bet viešpats sako, kad mes karaliausime, kad mes viešpatausime per amžius amžinai. Tie, kurie viešpatauja, jie gal turi suprasti, kas tas mūsų viešpats, ar ne? Mes viešpatausime amžinai. Todėl dabar tegu ta dovana prasiplečia ne tik šitoj žemėje, bet tam viešpats tave nori aktyvuoti, stiprinti ir ugdyti, kad tu suprastum, kad ir dangui nuėjęs, tu turi darbą, viešpatausi, šitoj žemėje, karaliausi.
Todėl Viešpats nori tave treniruoti. Amen. Ir tu gali sakyti, aš nelabai turiu dovanų, gal ten vieną tokią nusususią varganą. Ką žinot istoriją iš Mato 25 skyriaus, kur rašo apie šeimininką, kuris davė 5 dovanas, 3 dovanas ir 1. Ir kas atsitiko? Tas, kuris turėjo 5, ką jisai padarė? Kas prisimenat? 5 talentus. Padaugino. Ne 5, į Dar tas 5 5. davė, ar ne? O tas, kuris turėjo 3, ką darė? Padaugino. 3 O tas, kuris turėjo 1, užkas. užkas. Ai, aš turiu čia 1 nusususią dovaną, tas tai 5 turi, tas tai 3, tas ir pranašaut gali, ir demonus išvarinėti, ir melsis už ligonius gydyti. O aš tai turiu tik tai tikėjimą, ar aš tai turiu tik tai studijuoti Bibliją. Ai, tai užkasiu tą dovaną ir iš vis netobulinsiu. Matot? Kokią dovaną tu turi ir ją užkasęs laikai. Nes nevertini jos. Nežiūri į tuos, galvoju, jie tai tokia dovana, tokia. Oi, čia kruizai, čia milijonai žmonių atgimsta. O mano tai tik tai 1 dovana. Užkasiu. Bet žinot, ką Viešpats paskui sako su ta 1 dovana? Tie, kurie 5 dovanas padaugino, jiem pasakė gerasis. Mano išmintingasis gerasis tarne. O ką pasakė tam, kuris 1 dovaną užkasė? Tinginy! Ar ne? Bet jei turėčiau 5 dovanas, o tai tada jau aš suprasčiau, kad man reikia daryti. O dabar turiu 1, užkasiu. Bet gal tu tą 1 turi tokį stiprų tikėjimą. Arba tu turi tą 1 tokią stiprų norą studijuoti Bibliją. Tu taip giliai studijuoji, tu kasi. Galbūt Viešpats tave ugdo, mokytojo dovanoj. Ir tu kasi tą dovaną. Galbūt tu esi labai gailestingas. Ir tavo dovana yra gailestingumas. Ar dovana kitam. Ir tu kur matai, tu matai gailestingumą, meilę. Tavo dovanos liejasi. Neužkaskit savo vienintelės dovanos. Nes labai dažnai Kristaus kūne žmonės sako, ai, tai aš tai tik tai tiek. Vadinasi, aš Jėzui sakau, ai, tai čia tai man tai šventoji dvasia davė tik tiek. Jūs įsivaizduojat? Tik tiek tu man davė, Dieve. Va daugiau duotum. Bet sako, aš negaliu tau duoti daugiau. Nes tam, kuriam duota, ir dar daugiau pridėsiu. O kuris nenaudoja, bus atimta. Ir pridėsiu tam, kuris naudoja. Galbūt jūs jaučiatės, kad mano dovanos užgeso ir numirė. Galbūt dėl to, kad nenaudoju. Galbūt dėl to, kad atsidariau stalčių, uždariau ir užrakinau. Nežinau, kaip naudoti. Kam patinka mano balsas šiandien? Kai lakštu tiesiog. Gražu. Aš Pergalingai. vis tiek naudoju Dievo šloviai. Ar ne? Aš jį naudoju Dievo šloviai. Ir velnias yra pažemintas. Nes Dievas davė balsą, Dievas davė jėgų ir mes einam visi pirmyn. Dabar koks yra perspėjimas? Kodėl mes užkasam tas dovanas? Kodėl? Nes neišmanom. Neturim supratimo, kad čia yra dovana duota iš šventosios dvasios. Nes 1 Korintiečiui 12:1 sako, aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasinės dovanas. Jeigu mes neišmanom, kad aš turiu dovaną, tai aš ir nežinau, kaip ją naudoti. Jeigu aš neišmanau, tai reiškia, aš ignoruoju savo dovaną. Ai, aš pranašiškai dainuoju. Ai, tai kada nors čia biškį padainavau ir numečiau. Ai, aš pranašiškai 1 kartą papiešiau. Ai, tai nežinau, kaip toliau naudot, numečiau. Ai, aš pranašiškai pamokslauju. Taip, bet 1 kartą čia man tai pasisekė, 2 kartus, 3 kartus, tai dabar numečiau. Ar ne? Bet ta dovana turi būti ugdoma, lavinama, nes jeigu aš neišmanau, tai aš ignoruoju savo dovaną. Nesuprantu ir nenaudoju. Ir velnias ateina, sako, ir nenaudok, nes tugi nieko nesupranti. Tu nenaudok, naudok pagal religinį modelį. Religiškai veikia,
religinis modelis, ar ne? Ozėjų 4:6, jūs visi šitą rašto vietą žinot. Mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos, ar ne? Nes stoka pažinimo atmeta dovanas. Nes jūs tikrai turi dovanų, kurias esat užkasę, užvertę, arba gavot atmetimą ir nebenaudojat. Galbūt jūsų dovana buvo aktyvuojama ir jūs įsižeidėt. Galbūt jūsų dovana buvo žadinama, ugnis buvo kaitinama ir jūs supykot, įsižeidėt. Nes jūs galvojat, kad jeigu šventoji dvasia davė, tai savaime viskas eis. Kristaus kūnas turi daug narių. Ir kodėl daug narių? Kad vienas narys padėtų kitiem. Didžiausias iškreipimas mokymo yra pasakyti, aš turiu šventą dvasią, mane šventoji dvasia veda, man nieko nereikia. Šventoji dvasia veda mus visus dėl Kristaus labo. Ir šventoji dvasia kiekvienam nariui duoda vienybę, kad mes visi vienybėje būtumėm ugdomi ir būtumėm kaip Jėzus. Todėl mums reikia labai gerai suprasti, kad jeigu aš turiu dovaną, aš dabar turiu labai gerai pasižiūrėti, ar aš išmanau, kaip ją naudoti, kaip man reikia, nes Paulius raginau, karštai trokškite dovanų. Karštai trokškite. O jeigu aš net nesuvokiu, kad ta dovana, aš ją galiu užkasti. Ir Paulius sakė, karštai trokškite pranašauti, ar ne? Nedrauskite kalbėti kalbom, trokškite pranašauti ir eikite tikėjimu ir nesviruokit, neabejokit. Ir ką dar pasakė? Neapleiskite dovanos. Neapleiskite dovanos. Timotiejus 1, Timotiejus 4:4, neapleist tavyje esančios dovanos. Aš galiu apleisti, sakyti, nežinau, kaip naudot, tai ignoruosiu. Jaučiu, kad galiu pranašauti, nežinau kaip, ir ignoruoju. Bet aš geriau tikėsiu, geriau būsiu budrus, geriau atpalaiduosiu, kada man leis atpalaiduoti, jeigu aš nesu pastorius bažnyčios, aš pakalbėsiu su pastorium, aš ateisiu ir pasakysiu pastorium, man Dievas davė žodį, ar aš galiu atpalaiduoti, ar aš negaliu atpalaiduoti, aš geriau eisiu tikėjimu, geriau būsiu lavinamas, ugdomas, kad tik tai neužgestų mano dovana. Nes įsivaizduokit, koks absurdas turėti dovanas ir leisti velniui jas užgesinti. Dievas duoda dovanas dėl savo šlovės, kad jo bažnyčia būtų šlovinga. Todėl, brangieji, bažnyčios mažėja, o tuo tarpu burtininkų šitie visi sektos daugėja. Aš žiūriu į Lietuvą ir man tragedija, matant, kiek New Age'as plečiasi Lietuvoje. Kiek išventinama į raganas yra. Kasdieną diplomai davinėjami. Kiek naivių žmonių prigauti ir diplomai išdavinėjami raganauti. Ir eina mokytis, kaip raganauti. Ir ima pamokas, kaip raganauti. Ir studijuoja, kaip raganauti. Ir ima klases ir pinigus moka, kad išmoktų, kaip raganauti veiksmingai. Kad ta dovana veiksmingai veiktų. Bet jūs žinot, kad ta dovana yra pranašiška dovana. Mano širdis verkia matant, kad ta dovana yra pranašiška dovana. O kodėl tiek daug lietuvių eina raganauti? Todėl, kad bažnyčios ignoruoja dvasinės dovanas. Tai jeigu bažnyčia ignoruoja, jeigu pastoriai ignoruoja tas dovanas, tai žmonės turi alkį. Jie turi alkį, jie nežino, ką daryti su to alkiu. Jiem yra milijonai klausimų, jie mato regėjimus, jie girdi, jie skaito, jie mato, jie nežino, ką su jais daryti. Jie nežino, ką su savim daryti. Jie nueina pas raganas ir raganos paaiškina, ką daryti. Todėl, brangieji, mums kaip bažnyčiai reikia atsistoti pranašiškam balse. Ir kad bažnyčios turi keistis ir augti ir stiprėti. Žinot, pas mane atvažiavo iš Lietuvos į svečius vienas pastorius iš Kauno. Ir aš net nežinojau, kad jisai ten turi pranašiškas mokyklas.
Jis atvažiavo į svečius, norėdamas susitikti, norėdamas susipažinti. Brangiai, jeigu kažkas pas mane iš Lietuvos atvažiuoja, aš visus apkabinu, aš visus myliu, visus priglaudžiu, mes visus palepinam, visus apšokinėjam, mūsų bažnyčia myli žmonės. Bet ar aš leisiu kiekvienam ant scenos atsistoti ir pamokslauti, jau yra kitas klausimas. Ar ne? Ar aš leisiu tarnauti, jau aš tada pasižiūrėsiu žmogaus, kur tas žmogus yra, ką jis išmano, ar jisai duos naudą mūsų bažnyčiai, ar jisai statys bažnyčią. Ir žinot, kiekvieną kartą, kai pas mane į bažnyčią atvažiuoja iš Lietuvos žmonės, aš gaunu didžiausią iššūkį, kritiką iš krikščionių. Kaip tu drįsai įsileisti šitą žmogų į bažnyčią. Ir kai atvažiavo dabar paskutinis tas žmogus, vienas pastorius iš Lietuvos man pasakė, kodėl tu įsileidai zarazą į savo bažnyčią. Zarazą. Ir aš galvoju, Dieve brangus, ar taip mūsų brangus Lietuvos pastoriai mato kitus pastorius kaip zarazą? Kam tu įsileidai zarazą jis tau atneš? Man zarazų nieks neatneš. O tai kaip man įsileisti demonizuoti žmonės? Ką man su jais tada daryti? Ką man daryti su demonų apsėstais žmonėm? Ką man daryti su Jezabelė? Ką man daryti su burtininkais? Tai tada viskas. Viskas, uždarau bažnyčią. Tik tai šventi. Ir tai reikia, aš nežinau, tą pastorių iš Lietuvos atsisiųsti, kad jisai perskanuotų, ar tu tobulas šventas, ar tu tobulas šventas. Padaryti sąrašą, tik tobuli šventi į mano bažnyčią gali įeiti. Nu, bet su zarazom ne vienas. Pas mane visi ateina su zarazom. Nes pas Kristų visi su zarazom ateina. Ir Jėzus išgydo tas zarazas ir padaro šventaisiais. Bet aš buvau šokė nuo mąstymo. Aš buvau šokiruota nuo mąstymo. Kaip taip bukai mąstyti? Kaip taip siaurai mąstyti? Siauras, bukas mąstymas. Aš to žmogaus nepažįstu, aš net nežinau, kad jisai pastorius, aš galvoju, kad jisai tikintysis. Bet man vienas brolis sako, žinok, jisai buvo mano pastorius. Bet aš jį palikau dėl to, kad jisai yra prieš pranašą Zainą. Ir aš nenoriu vardo, ne pavardę sakyti, aš nenoriu, kad jūs nusiteiktumėte prieš žmonės. Aš sakau, dėl ko tai? Aš myliu ir tą, aš jam pasakiau, jei tu atvažiuosi pas mane į bažnyčią, žinai ką? Aš tave apkabinsiu, pasodinsiu, mes mylėsim, patarnausim tau, priimsim kaip didžiausią, brangiausią svečią bažnyčiai. Nes vien dėl to, kad brolis iš Lietuvos atvažiavo, mum yra labai daug. Mūsų bažnyčia džiaugiasi ir švenčia pergalę, kad atvažiavo į Ameriką kažkas iš Lietuvos brolis, mes neskaičiuojam to brolio, ką tu moki, ką tu nemoki, kur tu nedatrauki, kur tu datrauki. Koks absurdas yra. Nes bažnyčia ir yra, kad zarazas priimti ir išgydyti. Ar ne? Brangiai, todėl didelis iššūkis Lietuvai yra. Didelis iššūkis. Aš pamačiau labai didelį iššūkį Lietuvai. Ir jūs, brangiai, atėjote į pranašišką mokyklą ne šiaip savo. Nes jūs stovit ant iššūkio. Ar jūs eisit dovanoj ir neatsiprašinėsit? Ar jūs būsit išugdyti šitoj dovanoj ir eisit pranašaudami su išmintimi, su nusižeminimu, su teisinga širdimi, norėdami statyti Kristaus kūną? Ar jūs manifestuosit Dievo dovanoj? Aš tikrai žinau, kad jūs po šitos mokyklos, jūs išmoksit labai labai gražiai eiti dovanoj be jokių manifestacijų. Tai reiškia, jeigu jūs pas tą pastorių nueitumėte ir jis netiki pranašišką dovaną, ar aš galiu lipti per jo galvą ir pranašauti? Jeigu jis mane pakviestų pamokslauti, sakytų, atvažiuok iš Amerikos pamokslauti, ar aš galiu atvažiavus pas jį pamokslauti, lipti jam ant galvos, žemint, žlugdyti jį ir sakyti, jisai nemoka pranašauti, nesupranta apie pranašus. Ar aš galiu žlugdyti bažnyčią? Ne. Reiškia, jeigu jisai netiki, aš turiu eiti prie taip jautriai su šventa dvasia. Dieve, kaip man patarnauti jautriai, kad aš būčiau po jo autoritetu ir patarnaučiau taip šventoj dvasia, kad jam akys atsivertų. Tai reiškia, ne savo vardą išaukštinčiau, nemanifestuočiau, aš pranašaut galiu, bet patarnaučiau taip jautriai, kad šventoji dvasia pakeistų jo širdį. Matot,
Bet tai nėra burtininkavimas, kur žmonės kartais burtininkauja, pakeis pastorių, pakeis pastorių, pakeis pastorių. Jūs supraskite, kad jūs atėjote į mokyklą, kuri yra be galo svarbi. Lietuva. Šita mokykla yra taip reikalinga, kad tu net suvok negali. Jums taip reikia suprasti pranašišką judėjimą, kad jūs būtumėt pasiruošę apmokinti ir suvoktumėt, kur aš judu, kaip aš judu ir kad mano dovana turi būti karšta ir išlavinta. Ir žinočiau, kaip jo judėti ir kur galiu atpalaiduoti ir kur turiu patylėti. Ar ne? Aš jūsų klausiu vieną klausimą, kokias jūs turi dovanas pačioj pradžioj ir kas prisijungėt vėliau, aš dabar dar kartą paklausiu, taigi kokias jūs turi dovanas. Ir aš dabar paskaitysiu Romiečiams 12:6. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Kas turi pranašystę, te pranašauja pagal tikėjimo saiką. Kas turi tarnystę, te tarnauja. Kas mokymą, te moko. Kas skatinimą, te skatina. Kas duoda, te duoda dosniai. Kas vadovauja, te vadovauja uoliai. Kas daro gailestingumo darbus, te daro tai su džiaugsmu. Matot, netgi gailestingumo darbas tai yra irgi dovana. Todėl, matot, kaip mums reikia skirtingų žmonių, Kristaus kūne yra skirtingi žmonės su skirtingom dovanom. Mes negalim pritempti visų į vieną kurpalių. Todėl taip svarbu išvystyti tas dovanas, kad Kristaus kūnas turėtų tą nuostabią funkciją. Tai reiškia, mes visi galim pranašauti, bet vieno ta pranašiška dovana yra stipresnė negu kito. Galbūt kito žmogaus jisai gali pranašauti, bet jo gailestingumo darbai yra tokie dideli. Jisai pasitenkina, jisai džiaugiasi, jisai jam padovanot, atnešt, padaryti pietus, apkabinti, pagloboti, patarnauti. Jam yra toks džiaugsmas padaryti gailestingą darbą. Čia yra dovana. Ir mes turim atpažinti Kristaus kūne dovanas. Todėl jūs dabar pasirašykite iš šitų dovanų, kokią dovaną jūs turit. Aš pradžioje pasakiau, kad jūs parašytumėt, kokią dovaną turit, pagal tai, ką jūs įsivaizdavote apie save. Bet dabar būtent parašykite iš Romiečių 12:6. Kas turit pranašystės dovaną, tikėjimo dovaną, tarnystės dovaną, mokymo dovaną, skatinimo dovaną, davimo dovaną, vadovavimo dovaną, gailestingumo dovaną. 8 dovanos yra išsakytos. Todėl jei tu turi gailestingumo dovaną, kitas neturi, niekada nekritikuok, kurie neturi. Čia yra tavo dovana, kuri turi nuostabią funkciją. Jeigu kažkas turi mokymo dovaną, o kitas turi skatinimo dovaną, tai mes turim muštis dabar. Ko tu visą laiką skatini, o ko tu visą laiką mokini, o ko tu visą laiką pranašauji, o ko tu visada duodi ir duodi ir duodi. Matot? Mes negalim kritikuoti, nes žmonės turi skirtingas dovanas. Aš žinau vieną liudijimą. Vienas žmogus, kuris išėjo į pensiją Amerikoje. Jisai pabuvo pensijoje ir sako, aš negaliu sėdėti pensijoje. Aš žinau, kaip uždirbti pinigus. Man sekasi uždirbti pinigus. Aš einu atgal dirbti, nes aš noriu aukoti Dievo darbui daugiau. Ką čia iš pensijų, man mažai kas lieka aukoti. Aš noriu viską, ką aš uždirbsiu, aš noriu viską paaukoti Dievo darbui. Ir žmona taip, tu gali pailsėti. Jisai sako, čia ir mano poilsis yra. Čia yra mano džiaugsmas, čia aš taip džiaugiuosi. Čia man tai faina. Ir žmonės pradėjo jį kvailinti. Žmonės sako, kaip tu žinai, čia toks dosnumas, vis dirbi tam, kad viską atiduoti Dievo darbui. Sako, jo. Ir kadangi žmonės pradėjo jį kaltinti ir mušti, jis atėjo pas pastorių, sako, pastorių pasakyk, ar aš visiškai durnas esu? Ar aš durnas esu? Ir pastorius sako, tu turi gailestingumo dovaną. Ir tas žmogus sėkmingai dirbo ir viską atidavė Dievo darbui. Su didžiausiu džiaugsmu. Matot, mes turim žinoti, kokios dovanos yra Kristaus kūne. Atpažinti tas dovanas ir pagerbti, kaip tos dovanos veikia. Turim matyti, tas žmogus dosnus.
Jam taip džiaugsminga. Matot, kaip yra svarbu atpažinti, matyti tas dovanas ir leisti tam žmogui pilnoj funkcijų judėti tose dovanose. Yra žmogus, kuris skatina, jisai skatina ar vadovauja. Jis turi tiesiog tą dovaną vadovavimo. Tu jam duosi vadovauti, jisai žino viską, ką padaryti, jam sekasi, jam gerai einasi, jisai skatina, ar skaityt raštą, einam skaityt, pastorė pasakė skaityt, einam skaityt. Jisai turi širdį tą norą skatinti. Čia yra dovana. Jūs įsivaizduokit, brangieji Dievo vaikai, jeigu mes žiūrėtumėm į Kristaus kūną sveikom akim, matydami, kokią dovaną žmogus juda, mes nemuštumėm, neplaktumėm, bet leistumėm tam žmogui pilniausiai tekėti toj dovanoj. Mes net padėtumėm aktyvuoti tą dovaną, nes jeigu aš net pažįstu, aš galiu užgesinti tą dovaną. Sakyt, kam tu čia skatini pastoviai? Nu, ko tu prisikabini prie tų žmonių? Jie girdėjo vieną kartą, kad yra maldos tarnavimas. Kam tu skambinėjai ir skatini, kad yra malda? Čia jo dovana. Jo dovana aktyvuoti Kristaus kūną. Kas iš jūsų, būdami lyderiai, džiaugtumėtės, turite tokį žmogų, kuris skatina? Einam į maldą. A girdėkit maldą? Einam evangelizuoti, girdėkit evangelizaciją. Jūs įsivaizduokit, tokių žmonių, žinot, kaip trūksta? Kristaus kūnas badauja be tokių žmonių. Nes dėja, kiek jūs žmonių pažįstat, kurie skatina ir yra toj dovanoj. Tokie žmonės dažniausiai vadinami įkyruoliai. Ko tu pristoji, tu įkyrus? Brangieji, todėl mums taip gerai reikia suprasti, kad tai yra nuostabi dovana skatinti, vadovauti. Ne tik tai pamokslauti ir pranašauti, bet čia irgi yra nė kiek nemažesnės dovanos. Mes kartais išaukštinam dovanas dėl to, kad neskaitom rašto. Bet jeigu paskaitome raštą ir pamatom visas Dievo dovanas, mes pamatom, kad vis dėlto Dievas nepaprastai gražiai savo bažnyčią ugdo, augina ir moko. Ar ne? Tai dabar jūs matot, kad vis dėlto kokias jūs dovanas turit. Ir tie, kurie lyderiai, pasirašykit savo žmonės aplinkui, kokias žmonės turi dovanas. Nestatykit žmonės ant vieno kurpalio. Jie yra skirtingi. Jeigu tu vienam žmogui duosi vadovauti, jis negali vadovauti, tu jį sužlugdysi. Suspausi ir sužlugdysi. Todėl žiūrėkite į savo žmonės. Dievas davė jums žmonės, kad jūs atpažintumėt dovanas ir tas dovanas atvertumėt tik tai ten, kur tas žmogus gali geriausiai eiti. Įsivaizduokite, jeigu mes kaip lyderiai atpažįstam dovanas ir jas atskleidžiam kaip tą rožę, kad pražysta ta dovana, jūs įsivaizduokit, kaip žmogus eina savo dovanoj plačiai, nuostabiai gražiai, prasiskleidžia. Ir įsivaizduokit, kad kiekvienoj dovanoj žmogus gali pranašauti. Tas, kuris gailestingumo darbą turi, jis gali gailestingume eiti ir pranašauti taip pat. Jis gali dovanas dalinti, gailestingumo darbus duoti ir pranašišką žodį atpalaiduoti, net nesakant, kad aš dabar pranašausiu tau. Aš dabar pranašausiu. 1 Petro 4:10. Tarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokiojopos Dievo malonės tvarkytojas, su kiekvieno gautąja dovana. Mes tarnaujam Kristaus kūnui, kaip su kiekvieno duota dovana. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius, jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Visa kame mes kad būtų pašlovintas Dievas. Kad augtų Kristaus kūnas. Ar ne? Kaip sakiau, kad Kristaus kūnas turi būti suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai. Tavo dovana
neturi skaldyti Kristaus kūno. Tavo dovana turi gydyti, padaryti gerą darbą, gailestingumo darbą, atnešti mokymą, atnešti pagalbą, ar ne? Tavo dovana prisideda prie Kristaus darbo, pagražina Kristaus kūną, pastiprina Kristaus kūną. Ir aš dabar jūs noriu aktyvuoti. Mes čia turime 2 puslapius žmonių ir tų, kuriuo veidus matote. Aš noriu dabar, kad jūs pasimelstumėt visi kartu kitom kalbom ir kad paprašytumėt: Dieve, man duok vieną pranašišką žodį kuriam nors žmogui iš mokyklos. Iššūkis, kurį mes priimam su džiaugsmu, ar ne? Ir mes nebijom. Ko mes nebijom? Suklysti. Mes žinom, kad Dievas mus veda pranašiškai gyventi. Mes tikime, kad Dievas mus gali naudoti. Ir mes žinom, kad mes galim suklysti ir mes nebijom suklysti. Ar ne? Todėl dabar mes visi kartu pasimelsim, taip 30 sekundžių, 1 minutę, nedaugiau, kitom kalbom aktyviai. Ir tada kiekvienas, kuris turi kam nors iš šitos mokyklos žodį, labai greitai išsakysit žodį, ne visą pamokslą, ne visą mokymą, ne nuo Adomo ir Ievos, ar ne, ir iki Apreiškimo knygos. Bet konkrečiai žodį, kurį Viešpats pasakys, būtent klausykit vieno žodžio. Ką Viešpatė to nori pasakyti? Žiūrėkit viens į kitą, žiūrėkit į nuotrauką, žiūrėkit, Dieve, ką tu nori man pasakyti šitiem žmonėm, ką tu nori man atpalaiduoti šitiem žmonėm. Pasižiūrėkit per 2 puslapius į mūsų brangius brolius ir seseris. Ir dabar visi melskitės, galit atsimjutinkit visi ir visi melskitės kitom kalbom. 1, 2, 3. Stipriai, stipriai kitom kalbom. Stipriai, aktyviai. Aktyviai meldžiamės. Nes kam iš jūsų atrodo, kad jei ilgiau pasimelsiu, labiau Viešpats kalbės, o jei trumpai pasimelsiu, Dievas ko gero nekalbės. Vadinasi, aš riboju Dievą. Aš specialiai norėjau pusę minutės, minutė maksimum. Kodėl? Kad eičiau kuo greičiau į intensyvią maldą, tikiu, kad Dievas mane naudos, viskas. Ar ne? Jokios religijos, kad kažkaip prisikasiu prie Dievo ir tegu Viešpats mane naudoja ir kas patys drąsiausi, pradedam. Aš dar pradžiai prieš maldą gavau Vidai Rimkuvieniai drąsos. Amen. Vida, ar tai geras žodis? Tikrai labai geras žodis. Super, labai gerai. Toliau kitas. Visi vienas po kito. Aš žinau, tiesą sakau, aš gavau tą patį žodį Danutė Valeikienė drąsos, net įsižiojau, ką pasakė. Super. Aš turiu žodį danguoliai, nežinau, ar 2 danguolės ar 1, bet aš turiu tą nebijok, kada Dievas daro darbą tavyje, nes Dievas ne žmogus, jis nežiūri išoriškai, jis žiūri tavo širdį, jisai atskleidžia ir
ir sutaiso tai, kas yra sulūžę, kad tu tekėtum jo dovanoj. Man Violetos veidas įstrigo ir kažkaip atėjo žodis klestėjimas. Labai gerai. Pirmin viens paskui kitą. Jūratė, turiu. Man iškilo žodis, jei gali, tik tikėk. Kuriai Jūratė? Man Rimkuvienei irgi tas pats. Kažkaip žodis buvo mokytoja ir pavasaris. Kodėl, nežinau. Mokytoja ir pavasaris. Kažkas su pavasariu susiję. Mokytoja bus. O aš tai turėjau regėjimą kaip tik, aš nežinau jūsų vardą, kur dabar kalbėjot, kur sudryžuota. Taip, Vida. Aš klausiu viešpatės, kuriam žmogui ir kokį žodį man turi, ir man iš tikrųjų parodė jūs, nežinau jūsų vardą. Bet regėjimas tai buvo toks, kad jūs bėgat kaip dirvonas, kaip laukas žemės, ar ta pavasaris, tikrai šviesų gražu. Ir rankose laikot, sakyčiau, skarelę ir bėgia, tai plevėsuoja tas skarelė vėjas. Labai didelis džiaugsmas, bele koks džiaugsmas, nežinau kodėl. Bet buvo džiaugsmas toks ir būtent, kad laukas suartas. Nežinau, gal kaip palaiminimas kažkoks, kad bėgimas per lauką ir džiaugsmas ir kad bėgi tas skarelė plevėsuoja visur. Laisvė. Laisvė, džiaugsmas, laisvė. Man Vidai taip pat atėjo pakilk ir vesk. Super. Ir Kęstučiui nebijok. Ir taip pat nebijok, nematau, Renatai, nebijok, drąsos. Ačiū. Kas dar nesakėt? Danguolė, aš mačiau, kad Danguolė šviesoje labai stipriai stovėjo, šviesa buvo apglėbta. Wow. Aš Aušrai nemačiau, o iš karto atėjo žodis spalvos. Spalvos. Labai pranašiškas žodis. Žodį Astai Semenaitį, jeigu gerai ištariau, malonė nepasibaigė. O aš Vidai Rimkuvienei grinai iškilo žodis laisvė, viešpaties laisvė ir tas pats Vytautui irgi, kad laisvė išpats. Aš Danutei Petkus, nebijok, tik tikėk. Man viešpats parodė į Renatą ir apibūdinimas, ką gavau, ištvermė, ištikimybė, tyrumas ir pasišventimas. Super. O aš noriu Emilijai ir Liucijai pasakyti, kad Dievas ves jūs iš pažinimo į pažinimą, iš šlovės į šlovę. Nu, išdrįskit, neįsigaskit, kas dar slepiatės. Sigitui, Vaivos Sigitui, norėjau kažkaip, kad nebijok, tikėk, būk drąsus, kažką tai tokio. Sigitui. Labai gerai. Aš pasidalinsiu, dar nesakiau. Kai mes pradėjome melstis kitomis kalbomis, aš pamačiau tokį vaizdą kaip stogo kampą ir nuo jo labai gražus nutįsę varvekliai. Tokie gražus, stori, planėjantis varvekliai. Ir aš sakau, viešpatie, tai koks būtų tas žodis? Ir man varveklis. Ir sakau, nelabai suprantu, bet sakau, kam tada? Ir tada tiesiog, kai žiūrėjau per nuotraukas, buvo Romana. Žinau, bet labai gražus tie varvekliai buvo. Amen. Aš turbūt dar likau tik tai, bet aš kažkaip nematau žmonių veidų šiandien, tik tai Aušrelė matau ir save. Tai nežinau, ar dėl to, bet kažkaip neišgirdau aš iš Dievo nieko. Kažkodėl, nežinau. Tai jeigu tik Aušrelė matai, tai Aušrelė ir pasakyk žodį. Tada man pasakyk žodį. Tai kad aš tiesiog negaliu, neturiu nieko, bet niekas man netėjo visiškai kažkaip keista. Nežinau.
Aš neturiu tos dovanos dar irgi kalbom kalbėti. Aš va čia prašiau, mes meldėmės, su Vytautas meldėsi už mane, bet kažkaip, neina man pradėti. Aš ten lyg tai kažkas tenai kabinasi, bet, Tai neina vat man. viskas ir išlindo, šlovė Dievui. Išlindo kas buvo pakavota, kitos kalbos yra labai svarbi dovana. Ir kai kitos kalbos yra blokuojamos, šventoji dvasia blokuojama. Ir aš tą bloką nuimu šiandien Jėzaus Kristaus vardu ir dabar iš karto kitos kalbos liejasi per kūną, liejasi pranašiška dovana, kitos kalbos eina pirmin. Tiesiog dabar atsiveri burną ir visi padeda, visa mokykla padėkit jai, visi pradėkim. Ačiū visiems, brangieji. Ačiū labai, bet bandysiu aš gal. Žiūrėk, aš matau, kad pas tave yra viduje yra blokas, kur tiesiog galvoji, čia tikrai kaip čia yra tas blokas. Aš tam numušu bloką, tą religinį bloką dabar numušu Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu lauk šitas religinis blokas, šitas spaudimas ir šitas natūralus mąstymas, ar aš gerai kalbu ar ne. Te būna viskas Dievo šloviai, nes pranašiškam balsui be galo svarbu kitom kalbom melstis, nes tai atjungia visą protą, atjungia viską. Kaip ir aš skaičiau, kad kai meldėsi kitom kalbom, protas yra beveiksmis, bet meldžiasi tavo dvasia, yra būtina melstis. Praktikuokis, nekreip dėmesį kokiais žodžiais, praktikuokis, kaip ir šitoj mokykloje yra mokomės, studijuojam, auginam, paleisk tą kitą dovaną ir aš matau dvasioj, yra labai stipri užtarimo dovana. Aš matau, kaip pradėsi melstis kitom kalbom, Dievas aktyvuos labai stiprią užtarimo dovaną. Maldininkė užtarėja stovi čia. Todėl velnias blokuoja, atrodo, doesn't make sense, neina suprasti, kam čia reikalinga, bet iš tikrųjų tai yra labai, atsiprašau, stipri užtarimo dovana pasireikš per kitas kalbas. Todėl melskis, auk, nes kitos kalbos irgi augimas yra. Kaip mes meldėmės prieš metus, nesimeldžiam dabar. Niekas negali stovėti kitų kalbų dovanoj toj pačioj. Irgi yra kitos kalbos, turi būti augimas. Augimas, nuolatinis turi būti augimas. Ir jūs, brangiai, neblokuokit kitų kalbų, jūs turite aukti visose dovanose. Kitos kalbos irgi yra dovana. Ir jeigu viešpats davė dovaną, ar tu būsi ta, kuris sakysi, šitą imu, šito neimu, šitą imsiu, šitą neimsiu? Tikrai ne. Kai supranti, kad Dieve, tu man davei dovanas, vadinasi, tu turi tikslą, savo tikslą, aš pasiemu ir tu mane vesk. Tai reiškia, pačioj pradžioj galbūt ta malda bus tokia silpnoka, gal bus neaiški, bet jinai stiprės, tvirtės ir bus viskas gerai. Amen? Amen. Tai ką, brangieji? Jeigu kažkas norit paliudyti, galit paliudyti ir mes atsisveikinsime. Namų darbai yra tokie, kas buvo pranašas Jeremijas, kaip jis vadinamas, kuo jis skiriasi iš kitų pranašų, kokia jo misija. Kadangi čia yra pranašiška mokykla, tai kas buvo tas pranašas Jeremijas, kaip jis vadinamas? Kuo jis skiriasi iš kitų pranašų, kokia jo misija? Ir namų darbus būkit geri, darykit mokyklai, kad galėtumėt vieni kitus papildyti, vienas gal vieną pusę pamatys, kitas kitą pusę, kad pasidalintumėt, kad irgi, kam namų darbai yra, aukti visiems kartu. Nepasirodyti, bet aukti. Vienas gal supras čia, kitas supras čia, čia yra gražu. Gražu, kai visas Kristaus kūnas mes judam kartu, gerai? Neįsigaskit tiek, kiek supratot parašyti. Neįsigaskit, čia yra mokykla. Nepamirškit, čia ne bažnyčia. Čia yra mokykla, į kurią aš atėjau aukti, stiprėti, užaukti, įsitvirtinti
kad viešpats galėtų naudoti. Amen. Amen. Galit kelias minutės pasidalinti ir mes atsisveikinsim. Aš turiu klausimą. Aš nepasakiau. Atsiprašau, turiu klausimą. Aš buvau sausio 31 dieną Vilniaus teologijos koledže, ten vyksta mokslai, bet aš važiuoju kaip laisvas klausytojas ir dabar buvo būtent apie šventąją dvasią, bet klausimas mano visai nesu šventąją dvasią susijęs. Mūsų lektorius, speakeris, jis, kai kalbėjau, pasakė tokį dalyką ir aš likau suglumus, kuris man neduoda ramybės. Reinhardas Bonnke niekada nesimeldė kalbomis. Ir mane, žinokit, glumina va šitas dalykas, tai jis jį pripažįsta kaip labai stiprų tarnautoją, kuris rinkdavo mines ir panašiai. Ir sakau, mane dabar šitas glumina tas pasakymas labai. Gal jūs kažką gali į tai man pasakyti? O kodėl turėtų gluminti? Todėl, kad visi kalba, kad šventosios dvasios viena iš pagrindinių dovanų yra kitos kalbos, o jis jomis nesimeldė. Vat dėl ko mane glumina. Aš nežinau, ar jis nesimeldė. Tai vat irgi man atrodo, kad jisai meldėsi kitom kalbom. Man atrodo, kad jis meldėsi kitom kalbom, bet reikėtų dar pasitikslinti. Bet jeigu ir nesimeldė kitom kalbom, koks Reinhard Bonnke buvo patepimas? Evangelistas, jeigu aš teisingai prisimenu. Jo mantija buvo evangelisto. Jo mantija buvo evangelizuoti žmonės ir jam buvo svarbu laimėti žmonės ir jo tikslas buvo, kad žmonės pažintų Evangeliją. Ir jis tą padarė, jisai gavo mantiją, jam buvo irgi uždėtos rankos ir už jį meldėsi. Ir jisai gavo šitą mantiją ir jisai puikiausiai atliko šitą darbą. Dabar netgi jeigu jis nesimeldžia kitom kalbom, tai reiškia, kad ir aš galiu nesimelst. Tikrai ne. Jeigu kažkas nepranašavo, Reinhard Bonnke nepranašavo, ar ir man tada nepranašauti? O jeigu mano kaimynas neina į bažnyčią, tai ir man neįti į bažnyčią. O jeigu kiti tikintieji neatsiduoda Dievui stipriai, ir man tada stipriai neatsiduoda. Reikia žiūrėti mano pašaukimas viešpatyje. Kur viešpats mane veda, į kokią bažnyčią mane pastatė ir dėl kokio tikslo. Kas aš esu su savo dovanom. Dėl ko ir kur aš esu. Tai reiškia, jeigu ir jis nesimeldė kitom kalbom, bet jis atliko misiją, ar aš atlikau lygiai tokią pačią misiją kaip jisai, ar aš atlieku tą pačią misiją, ar aš pašauktas irgi visą pasaulį evangelizuoti, važiuoti į Afriką ir evangelizuoti pasaulį. Negalima vieno dalyko paimti iš vieno tarno ir prisilipinti, kaip tą aš turiu taip daryti irgi. Tai reiškia, man labai svarbu, jums labai svarbu suprasti, kur mane Dievas pašaukė, paskutinių dienų bažnyčia. Plus jūs nepamirškit, bažnyčia yra aktyvuojama ir bažnyčia yra stiprinama ir apvaloma su kiekvienais metais. Bažnyčia nėra ta pati, kuri buvo. Bažnyčios aktyvavimai, bažnyčios progresas yra labai labai didelis. Ir prieš Kristaus sugrįžimą bažnyčia bus labai stipriai keičiama. Jūs matot, kokie reikalavimai bažnyčios yra, kur bažnyčia turi atsirasti ir kur bažnyčia yra. Yra labai stiprus skirtumas. Todėl jūs nenustebkit, kad bažnyčia yra pastoviai, reforma vyksta bažnyčiai. Todėl žmonės kartais sako, tai jie nesimeldė, tai jie to netikėjo, netikėjo prieš 100 metų. Tai jeigu jie prieš 100 metų netikėjo, tai man reikia tą pritaikyti. Bažnyčia yra aktyvuojama labai dideliu greičiu. Jeigu anksčiau, aš nenoriu išsiplėsti iš tikrųjų teologiškai labai, nes čia yra teoriški dalykai ir yra istoriniai faktai. Kokie prabudimai ir kokia bažnyčios buvo aktyvacija. Šimtmečiais. O dabar bažnyčia labai greitai keičiasi. Reforma vyksta nepaprastai greita. Tai rodo ką? Kad yra skubinimas. Skubinimas bažnyčią atnaujinti, perkeisti, kad bažnyčia lauktų Jėzaus ir būtų pasiruošta, kad Jėzus sugrįžta. Mes žinom, kad Jėzus sugrįžta. Ir sugrįžta greitai. Todėl mums reikia kuo greičiau žiūrėti, ne ko kas nedaro, ne ko kas neveikia. Nes čia jūs apsigausite ir sakysit, ai, Reinhard Bonnke, taip
jeigu jūs esat pašaukta į Afriką važiuoti ir evangelizuoti visą pasaulį pirmin. Nežinau, dar jeigu taip sąžininkai paėmus, kam aš pašaukta, aš bažnyčiai turiu kažkokį tai tarnavimą. Kažkaip aš labai nemėgstu dirbti su vaikais, bet paskutiniu metu kažkaip man čia tie vaikai vis iškyla. Būtų gerai, kad nuotrauką įsidėtumėt, nežinau, su ko šneku. Aš buvau įsidėjus, man šį kartą vėl kažkaip jį nepasiūliau, aš įsidėsiu, viską susitvarkysiu. Žodžiu, po šių pasirinkimų. Šitą būtų gerai, kad mes stovėtumėm ant pamokos, o visus kitus klausimus įdėtumėm, nes ir įdėkit ne privačiai man, nesiųskit privačiai, bet visus klausimus įdėkit į mokyklą. Aš noriu, kad visus tuos klausimus matytų, girdėtų ir liudijimus, būkit geri ne man privačiai, bet siūskit visi liudijimus į mokyklą, kad visi matytų, visi girdėtų, visi pasidžiaugtų. Parašykit tuos liudijimus, ne tik įrašykit į tą, kad nesimato, kas parašyta. Būtų gerai, kad visi dalintumėtės mokyklai. Ir visi klausimai, kas iškyla, rašykit mokyklai, nes buvo iškylo klausimų. Ir privačiai aš tikrai neturiu laiko kiekvienam skambinti ir kiekvienam atsakinėti. Labai daug klausimų yra mokykloje, aš tada suformuosiu atsakymus ir jūs mokyklos metu visus atsakymus gausit. Šitoj pranašiškai mokykloje, kas liečia apie pranašišką tarnavimą, jūs beidami, jums ateis visi atsakymai. Jums pirmą pamoką buvo klausimų, antrą dar daugiau, trečią dar daugiau ir po to pradės jums truputėlį aiškiau būti ir jums ateis tie atsakymai. Jūs pamatysit, visi atsakymai susidės į vietas. Ar kažkas nori iš mokyklos kažką pasakyti dar? Prašau. Aš norėčiau dar pasidalinti. Girdisi gerai? Taip. Keli dalykai, kuriuos norėčiau pasidalinti, bet pirmą dalyką, kurį šventoji dvasia iškėlė gal kažkam padrasinimui, nežinau, aš apie dovanas. Ir augau tokioj šeimoje, kur alkoholis buvo draugas, brolis, ne priešas. Ir ta prasme, aš vaikas, būdamas gal 5 metų, taip griežtai pasakiau, kad aš gyvenime negersiu. Bet paauglystė truputėlį nusinešė ir aš bėgau nuo to alkoholio, nuo alkoholikų ir man jie vis po kojom pindavosi ir maišydavosi. Ir aš pastebėjau, kad viešpats man juos paruošęs ir atidavęs. Ir kai atsipalaidavau, atsigrėžiau į juos, aš tiesiog jiem galiu patarnauti ir nevardinsiu, ta prasme, buvo daug įdomių situacijų, kur kitas brolis, tikintis, gal stipriau už mane tikintis ir šlovinimo dovaną turintis, vos nesusimušė su vienu girtu, o aš priėjau ir taip gražiai viešpats užgesino per mane jį, pradėjom šnekėti, bendrauti ir jis nusiramino labai fainai. Tai, ta prasme, jeigu kažkas turim dovanų užkasę, tokių užspaudę jas, kad aš nemėgau alkoholikų, net nekenčiau jų ir man buvo šlikštu su jais bendrauti. Bet kai viešpats atidarė ir matau, kad jis nori naudoti toj vietoje mane, tai aš pasidaviau viešpačiui. Ir tikrai ta dovana veiksminga ir tie, kurie mėgsta išgerti, tu prasme, jie lipte limpa prie manęs, atrodo, kad čia užrašyta, ateik, aš galim pasišnekėti. Tai aš dabar labai norėčiau, pasinaudojus progą, aš labai norėčiau, kad jūs parašytumėt bendroj mokykloj, kokią jūs dovaną savyje atradot, kur užkasėt. Ir kokią dovaną jums išryškėjo, kas norit pasidalinti, kas nedrįstat ar nesijaučiat gerai, bet kas norit pasidalinti, pasidalinkit, wow, man apsireiškia šitą dovaną, kad aš ją turiu ir aš noriu ją lavinti, ugdyti, o galbūt jūs pamatysit dovaną, kurią užkasę buvot ir negalvoju, kad tai jūsų dovana. Ir dabar jūs tikrai pasidalinkit, bus labai visiems įdomu pasižiūrėti, kokias dovanas turit ir kokiose dovanose jūs judate. Mes labiau pažinsim vieni kitus, labiau pažinsim vienas kito širdį ir bus ir lengviau patarnauti vieni kitiems. Gerai? Dar jeigu galima, noriu pasidalinti sapną šiandien tokį įdomų sapnavau. Ir šitą prasme gaudžiau pievoje avelę, jinai išsilakstė per krūmus, ten per visus pagavau tą avelę ir po to per tokį kalną perėjau, čia kaime Zarasuose, kur aš gyvenau gimtiniai. Ir atsiguliau kaip pailsėti tokioj pievai prie prūdo ir avis atsigulė man ant krūtinės galvą, užsidėjo tokia graži balta galva. Ir atėjo kažkoks žmogus ir sako, jau laikas eiti, jau turim išeiti, ta prasme eiti ir prabudau su tuo išėjimu. Nežinau, ką tai reiškia, bet kažkaip norėjau pasidalinti. Nuostabus sapnas, avelė, ganytojas, pastorystė, ganytojas. Viešpats duos žmonės, kuriuos ganysi. Yra laikas jau. Tau aiškiai žodis pasakė, yra laikas jau judėti, laikas eiti. Ir viešpats tau duos tarnavimą, viešpats duos. Aš nežinau, tu kokį tarnavimą turi? Kažkur tu ten tarnauji, ar ne?
Jo, tarnauju vynuogyno bendruomeniai, bet ne kaip daliname žodžiu tiesiog ir veiklių žmonių bendrijai. Ir tada dar noriu trečią pridėti, gal maldos reikės, nežinau. Tokį suspaudimą paskutiniu metu jaučiu, kad, ta prasme, atrodo tik tai bėgti, pasislėpti iš visų tarnavimų, pasitraukti ir nieko nedaryti, būti su Kristumi, tiesiog ir nuo bažnyčios, ir nuo bendrijos visur atsitraukti, toks slėgimas jau vieną kartą išsakiau, aš ne čia, bet broliam grupiai ir, ta prasme, kad antiek tokį vat, suspaudimą dabar einu. Ar čia yra suspaudimas, ar čia yra tiesiog norėjimas labai stiprus pabūti su Dievu? Bet nežinau to. Ar čia yra noras pabėgti nuo Kristaus kūno ir palysti į uolą ir pasikavoti? Ar čia yra noras pabūti su Dievu, kad nieks nemaišytų, netrukdytų išgirsti Dievo balsą? Reikia išeiti į pasninką su malda, kad gaučiau tą atsakymą. Nes nuo Kristaus pabėgti niekur nenoriu, bet vat, tas slėgimas, kad pasitraukti atrodo iš visur, bet stabdau save. Gal tu esi ne savo vietoje? Nežinau. Man kažkaip taip eina, kad tu kažkur ne savo vietoje esi. Pilnai negali išsiskleisti. Tarsi atsimuši į sienas, tarsi negali išsivystyti, negali išsiskleisti, negali pilniausiai eiti. Ir va tas sapnas tau duoda avelę, kurią tu turi globoti ir turi prižiūrėti ir turi ganyti ir laikas jau dabar. Aš siūlyčiau atsitrauk ir kalbėk su Dievu, kad tau nieks nekalbėtų, niekas kitas. Skaityk raštą, užsidėk šlovinimo muziką, klaupkis, šlovink Dievą, skaityk raštą, šlovink Dievą, skaityk raštą, šlovink Dievą, skaityk raštą. Ir jis tau prakalbės ir tu gausi atsakymus. Ir šlovink tol, kol gausi visišką ramybę ir užtikrintumą. Man toks vaizdas, kad tu ne savo vietoje. Kažkur esi apribotas ir sienų užblokuotas. Tavo širdis blokuojama yra. Tu nesi ten, kur reikia tau būti. Wow. Aš meldžiu tiesiog dabar. Šventoji dvasia nuženk ant Vytauto. Šventoji Dievo dvasia. Tu pažymėjai šitą šeimą. Tu pažymėjai vyrą ir žmoną. Tu sujungiai juos dėl savo tikslo. Kad jie eitų tavo keliu ir nepaslystų. Aš dėkoju šeimą, kuri gyvena be kompromiso, be melo. Kurio širdys atsidavusios pilnai tau Viešpatie, paklusnume, nuolankume. Aš numušu bet kokias velnio atakas. Ir aš skelbiu tiesiog dabar. Ta malonė pabūti su tavimi Viešpatie, ta malonė būti tavo artume Dieve. Ta malonė atsitraukti ir būti vien tik tu ir Vytautas Viešpatie. Aš dėkoju už tą malonės laiką, aš dėkoju už tą žodį. Aš dėkoju Viešpatie, kad tu jį vilioji į savo artumą. Vilioji artumą. Aš jaučiu, kad pas tave labai daug darbų yra krikščioniškų. Daugiau darbų negu ant gamtinio gyvenimo su šventąja dvasia. Daugiau darbais paremtas tikėjimas, negu kad šventoji dvasia Dievas tave išveda. Dievas tave reformuoja ir keičia. Būk labai labai budrus, nedaryk sprendimų iš karto tokių griežtų. Bet toks vaizdas, kad tavo patipimas neatsiskleidžia, toks vaizdas, kad tu nešioji ir nesupranti ką ir dėl ko, toksai laikotarpis, kai yra milijonas klausimų vardan ko ir yra nepasitenkinimas, ką tu darai. Aš matau tą dvasią, kad nepasitenkinimas ir atrodo, aš dirbu, bet ką aš čia darau. Ar tai užsiskaito tavyje Viešpatie? Aš matau tavo darbštumą, aš matau tavo uolumą dėl Kristaus namų, bet daugiau yra darbais, o Viešpats nori tave pakelti visai kitą lygį. Jis nori tave pakelti į dvasinį lygį, kad tu dvasiui judėtum. Aš numušu visus blokus tiesiog dabar. Ir aš dėkoju Viešpatie, kad tu jį vilioji savo artumą ir tu prakalbėsi jam ir kalbėsi ir pažadinsi visas dovanas ir pažadinsi galimybės ir pažadinsi tą meilę tavo Kristaus kūnų ir tu pažadinsi meilę
Čia yra pastorystė, Dieve, mano Dieve. Čia yra pastorystė, čia yra ganimas, čia yra meilė žmonijai, čia yra meilė žmonėm. O Dieve, aš dėkoju už sprendimus, aš dėkoju už sprendimus, aš dėkoju Viešpatie, kad nebūtų jokių konfliktų, kad žmonės neįsižeistų, bet suprastų Vytauto širdį. Viskas persikeičia, Vytautai, būk labai budrus, nedaryk griežtų sprendimų. Kai gausi ramybę, tu žinosi, apsimausi naujais batais ir trauksi naujų kelių ir tavęs nieks nesustabdys. Tavo naujas laikas, Vytautai. Tavie nepasitenkinimas, tave erzina viskas. Tave Viešpats šaukia į savo artumą, tu eik į jo artumą, pasilik jame. Visai nesenai mane Viešpats šaukia į jo artumą. Aš 3 dienas verkiau, Dieve. 3 dienas atsijungiau, Dieve, ir 3 dienas verkiau be pertraukų. Ir kai atsistojau po 3 dienų, mano vyras žiūri, sako, tu visai kitas žmogus. Viešpats įvilioja į savo artumą, jis iššaukia. Aš jaučiausi kaip banginio pilve, kad uždaryta, atrodo, uždaryta 3 paras. Šaukiausi Dievo, ir Dievas kalbėjo, ir Dievas rodė. Ir atvėrė. Brangiai, mums labai reikia jo. Labai mums reikia jo. Be jo mes galim užsidirbti, būti Kristaus darbininkai be jo. Tas yra baisiausias dalykas, tapti Kristaus darbininkais be jo. Aš laiminu jūs visus, Vytautai, tu nuostabus Dievo vyras. Jeigu aš galėčiau pasidalinti. Pasidalį. Labai, kai Vytautas dalinosi, tiesiog viduje užvirė, kad Dievas turi žodį. Ir Vytautai, jūs labai ieškot tėvo širdies. Jūs nepasitenkinat religiją, jūs nepasitenkinat tais pakaitalais maisto, jūs norit gryno pieno, jūs norit tikro pieno, maisto iš tėvo širdies. Ir tas jūsų sapnas toks nuostabus ir man Viešpats iškėlė tas eilutes, man atrodo, iš Ezekielio, kad jis kviečia jūs būti, ganyti aveles, kurios yra pasmerktos mirti. Tie alkoholikai ir kiti žmonės, kuriuos Viešpats jums veda, atves, jie yra nurašyti labai dažnai. Ir visas pasaulis juos smerkia. Jie yra nurašyti beviltiški, bet Dievas įdėjo į jūsų širdį pasigailėjimą jiems. Ir meilę, ir tą prisilietimą prie jų, to, ko niekas kitas neturi. Aš dėkoju Viešpačiui už jo kvietimą, kad jis kviečia jūs ateiti į šventų švenčiausią, ateiti ir būti prie jo širdies. Jis duoda jums savo širdį, jis duoda jums savo akis, jis duoda jums visą savo esmę. Jūs ieškot jo tyrumo, jūs esate tyras žmogus, ieškot Dievo šventumo, jo tyrumo. Aš taip dėkoju už jūs Viešpačiui, taip dėkoju. Aleliuja. Amen, amen. Kągi, brangiai, dabar mes atsisveikinsim ir iki kito antradienio. O jūs visi, kas dar turit žodį dėl Vytauto sapno, tikrai pasidalinkite, ką jums Viešpats kalba tą sapną išgirdus. Nebijokit kiti parašyti savo sapnų, dalinkitės, parašykit, ką jūs įsivaizduojat, kaip jums šventoji dvasia šneka. Ir savo dovanas gerai. Laiminu visus ir iki antradienio. Sudiev. Sudie. Ačiū. Ačiū labai. Dievui. Ačiū.